Tai iš tikrųjų tas klausimas, nuo kurio norėjau pradėti, su saugumu, gynyba ir karių, Amerikos karių buvimu Lietuvoje. Tai mūsų prezidentas iš tikrųjų informavo prezidentą Trumpą apie tai, kad Lietuva suteikia visokeriopą pagalbą Jungtinių Amerikos valstijų kariams Lietuvoje. Ne tik, reiškia, jiem pastatė kareivinės, suteikė visas galimybės treniruotis ir praktikuotis, reiškia, tuose poligonuose Pabradėje ir kitur Lietuvoje, bet taip pat ir visą eilę kitų išlaidų, kurios tas Amerikos kontingentas patiria, Lietuva taip pat apsiima padengti. Ir tai yra toks iš tikrųjų labai dosnus paketas, kuris buvo iš Lietuvos pusės pasiūlytas ir jis tikrai sulaukė labai didžiulio įvertinimo dabartinės Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės, mūsų pavadinusios netgi tokį model ally, kaip sakoma, terminu. Ir tas atsakomasis laiškas prezidento Trumpo tikrai buvo to išraiška. Bendrai politiniai santykiai tarp valstybių yra tikrai šiuo metu tokie tikrai aukšta nata, reiškia, grojami, nes lankėsi su dvišaliu vizitu čia Vašingtone jau ir mūsų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, ir kuris tikėtina beje artimiausiomis dienomis vėl sugrįš pas mus į Vašingtoną. Ir tai dabar mums šiek tiek čia daugiau darbo šiuo metu kaip tik yra pasirengti tam vizitui. Tai irgi rodo tą tikrai tokią išskirtinę dinamiką dvišalių santykių, kai užsienio reikalų ministras praktiškai po 2 mėnesių nuo prieš tai buvusio vizito vėl lankosi čia. Žodžiu, tai kalbant dar bendrai apie saugumą ir gynybą, tai kas ypatingai atkreipia Amerikos vadovybės ir bendrai NATO aljanso dėmesį, kad va tokios šalis kaip Lenkija, kaip Baltijos valstybės ir Lietuva tarp jų tikrai yra kažkuria prasme čempionė. Jos pačios gynybai skiria daug resursų, jos supranta tą lygtį, kad jeigu tu nori, kad tave gintų, tu visų pirma pats turi būti pasiruošęs gintis ir būti ne tik tai tuo saugumo vartotojų, bet ir kontributoriam į tą bendrą alijansų saugumą. Mes iš tikrųjų nuo šių metų sausio 1 dienos esam šalis daugiausia, bene proporciškai išleidžianti reiškia lėšų gynybai. 5,38% mūsų nacionalinio biudžeto yra skiriama nacionaliniai gynybai, kas yra, kaip minėjau, bene aukščiausias skaičius tarp alijanso narių. Kalbant apie gynybą, aišku, čia galima daug šnekėti ir vien tik tai temai paskirti visą mūsų susitikimo laiką, bet galbūt kad tai, kas aktualu, reiškia Amerikos lietuvių auditorijai, kad iš tikrųjų buvo visokių čia, sakykime, klausimų kilę dėl tos tradicinės ilgalaikės programos, kurie egzistavo, visada buvo patvirtinama Amerikos kongreso, taip vadinama BSI, Baltic Security Initiative. Tačiau tie klausimai išnyko. Ta programa buvo patvirtinta, aišku, dar, reiškia, finalinė stadija balsavimo kongrese laukia, bet kokiu atveju ji jau yra visuose tuose įstatymų projektuose, kurie tiek atstovų rūmuose, tiek senate buvo patvirtinti. Ir tai, kad jinai sugrįžo į tuos amerikietiškus tekstus, įstatymų tekstus, tikrai yra dalis nuopelno be abejo ir tam tokiam pilietiniam aktyvumui ir taip pat jūsų bendruomenės, nes tikrai žinom, kad yra tos advocacy, taip vadinamos iniciatyvos, ir žinom, kad juose taip pat ir Baltijos valstybių bendruomenės aktyviai reiškiasi. Tai tikrai dėkui už tai. Taip pat kviečiam toliau aktyviai tuose iniciatyvose dalyvauti. Žinom, kad bus tos Advocacy Days, Baltic Advocacy Days, kurios vyks kovo 16-18 dienomis ir tikrai kviečiame juose aktyviai dalyvauti. Yra taip pat gynybos pramonė, kur taip pat labai glaudžiai bendraujam su Amerikos institucijom ir stengiamės tas Amerikos didžiasias kompanijas
kalbinti, kad jos, reiškia, ne tik tai mums parduotų ginkluotę, beje, ginkluotės įsigijimų srity Lietuva taip pat pirmauja tarp Baltijos valstybių, mes perkam daugiausia amerikietiškos ginkluotės, virš 20% mūsų visų karinių įsigijimų atvyksta iš Jungtinių Amerikos valstijų. Bet šalia tų, reiškia, ginkluotės banginių, čempionų, ar kaip jūs bepavadinsi, aišku, dėmesys dabar labai yra ir naujasias tas technologijas karyboje, dronai ypatingai, tai tikrai turim labai intensyvų dialogą su kai kuriom amerikiečikom kompanijom šitoj srity. Ir jau einant nuo saugumo ir gynybos, bet vis dėlto liekant dar šitoje srityje, tai negaliu nepaminėti ir Ukrainos, ir to poreikio toliau remti šitą kovojančią šalį. Lietuva taip pat tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO kontekste tikrai išsiskiria savo to tokiu nuosekliu solidarumu su Ukraina. Ir tai taip pat atsispindi ne tik mūsų vyriausybės veikloje, bet kas labai džiugina mūsų ambasadorius įvairiose šalise ir mane, ambasadorių čia Jungtinėse valstijose, kad taip pat ir mūsų bendruomenės jaučia tą tokį, turi tą jausmą, kad iš tikrųjų parama Ukrainai tai yra toks fundamentalus dalykas, nes Ukraina iš tikrųjų kažkuria prasme gina ir visą Europą, įskaitant ir Lietuvą. Tai šitą taip pat kviesčiau tęsti, organizuoti renginius, prisidėti prie renginių, nes be abejo, tikriausiai bendraujant ir su ukrainiečių bendruomenė, jie patys turi savo įvairių renginių, tikrai galima daug ką kartu nuveikti. Mes bandom taip pat Ukrainai čia tam tikrus fundraising, reiškia, kaip čia pasakyti lietuviškai, tokius vajus organizuoti, kad kažkiek tos finansinės paramos sugeneruoti, ypatingai šiuo metu, kai ten žinom, kas vyksta, jeigu stebim žinias, vos ne kiekvieną dieną yra atakuojama civilinė infrastruktūra, yra ištisi kvartalai Kijeve be šilumos, be elektros ir ta parama tikrai yra labai svarbi. Kaip pavyzdys galiu pasakyti, kovo pradžioje vyksiu į Vermontą, ten bus kaip tik fundraising renginys, bendrausim, kalbėsim su vietiniam bendruomenėm, taip pat su garbės konsulu. Čia Vermonte irgi su mūsų garbės konsulu tą darom, konsulė, o panašų dalyką planuojam ir su garbės konsulu Floridu. Tai jeigu kažkur kitur kažką galim būtų padaryti tam labui, tai tikrai prisidėtume. Kitas svarbus toks prioritetas, čia daug jų stengsiuos greit perbėgti, bet tikrai svarbu, manau svarbu juos kažkaip galvoje turėti, susidėlioti, tai yra energetinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuva, kaip žinot, regione tikrai išsiskiria tą tokių tam tikra pionierė. Mes pirmieji pasistatėm LNG terminalą. Mūsų dėka, reiškia, įvyko tam tikras postūmis Latvijai ir Estijai, kad kuo greičiau atsijungti nuo to, reiškia, tinklo, elektros tinklo, senojo, kuriam mes priklausėm ir kuris buvo valdomas iš Rusijos. Tas įvyko. Pernai nukirpom tą paskutinę likusią, reiškia, ryšį su praeitim, su senaja energetikos sistema ir susijungiam su kontinentinės Europos energetikos tinklais. Tai tikrai turim tokį, ir tai yra pastebima pasaulyje ir pastebima Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tas LNG suskystintų dujų terminalas, kuris buvo pirmas taip pat Baltijos jūrai atidarytas Klaipėdoj, jis yra tikrai Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamento radaruose. Apie tai taip pat daug vyksta konsultacijų. Energetikos ministras jau netrukus po kelių savaičių bus čia Vašingtone. Lietuva perka virš 70% suskystintų dujų šiuo metu iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir tai yra, irgi tam tikras liudijimas, kad turim tokius išskirtinius saitus ir šalis, kuri taip yra susisaiščiusi su Amerika, tikrai tikisi, kad esant reikalui tikrai Jungtinės Amerikos valstijos bus kartu ir toliau prisidės prie mūsų klestėjimo ir to, reiškia, ekonominio augimo. Kalbant apie ekonominį augimą ir bendrai ekonominius ryšius, tai ekonominė diplomatija
šalia jau prieš tai minėtų saugumo, paramos Ukrainai, energetinės bendradarbiavimo, ekonominė diplomatija, ta komercinė diplomatija yra taip pat tas dalykas, kam tiek ambasada, tiek mūsų konsulatai, kuriuos, matyt, dažnas iš jūsų geriau pažįstat, jeigu arčiau gyvenat, skiria didelį dėmesį. Turim komercijos atašė būtent mūsų generaliniuose konsulatuose, taip pat turim kolegas dirbančius su ekonomika čia ir ambasadoje. Lietuva irgi turi ko pasigirti. Augimas, tas makroekonominis augimas Lietuvoje tarp Baltijos valstybių buvo didžiausias regione, tai yra faktas, tai yra tokia statistika, kuri nemeluoja. Ir tikimės, kad tos tendencijos išliks ir Lietuva toliau demonstruos tą tokį ekonominį dinamizmą, dinamiškumą. Jis taip pat atsispindi vėlgi ir mūsų dvišaliuose santykiuose su Amerika, su Jungtinėm Amerikos valstijom, nes tikrai turim nemažai Amerikos investuotojų Lietuvoje, bet kas įdomu pažymėti, kad taip pat ir tai atliepia šiek tiek ir dabartinės Amerikos administracijos prioritetą. Taip pat ir Lietuvos įmonės, kurios jau subrendo, tapo tokios labiau mature, kaip sakoma, jos taip pat ieško galimybių investuoti Amerikoje ir jau daro investicijas. Vasario taip pat antroj pusėje vyksiu į Šiaurės Karoliną, kur bus inauguruojama didžiausia iki šiol, kada buvus Lietuvos investicija Amerikoje. Tai mūsų SBA baldų įmonė, didžiausia baldų kompanija Lietuvoje, atidaro baldų gamyklą Šiaurės Karolinoje, 100 milijonų investicija. Tai tikrai vertas dėmesio reiškinys. Šitoj vietoj taip pat bendruomenė turi labai svarbų vaidmenį ir galimybę. Mes, kaip žinia, kartu su įvairiom asociacijom, taip pat ir bendruomenė, tikrai stengiamės visokius organizuoti renginius, kurių metu, sakykime, Lietuvos verslas galėtų geriau susijungti su Amerikos verslu. Vienas iš tokių renginių yra, galbūt jau daugelį girdėtas, balandį vyksiantis Šiaurės Amerikos lietuvių verslo forumas, kuris sutrauks tikrai nemažai dalyvių iš Lietuvos, bet taip pat ir iš Amerikos. Tai tikrai visi, kurie esat versle, visi, kurie turit minčių, kaip tos komercinius ryšius tarp mūsų valstybių dar stiprinti, esat laukiami, registruokitės, dalyvaukit. Taip pat visus turinčius verslą, lietuvišką verslą Amerikoje, iš tikrųjų labai skatinu pasižymėti ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuviško verslo žemėlapyje. Yra toks sukurtas virtualus žemėlapis, mūsų kolegos ambasados jų tikrai nuorodomis pasidalins, ten yra galimybė įsitraukti ir tada tiesiog matyti tą bendrą mozaiką, kiek mūsų yra verslo intereso čia toje Amerikoje, kur yra didžiausia koncentracija, kur yra galbūt tam tikros baltos dėmės. Tai tikrai labai įrankis toks naudingas ir kviečiu juo naudotis. Kitas, negražu pavadinti įrankis, bet tikrai labai svarbi parama ambasados darbui, tai ir konsulatų mūsų darbui, viso diplomatinio tinklo darbui yra mūsų gerieji, nuostabieji garbės konsulai. Viena iš tų konsulių yra šio vakaro moderatorė. Tikrai esam be galo dėkingi mūsų garbės konsulams, kad jie padeda ne tik tos ryšius megzti, įvairius, nuo kultūros iki verslo ir kitus, bet ir atstovauja Lietuvą savo valstijose. Mano toks tam tikras noras yra tą tinklą plėsti, nes iš tikrųjų nemažai turim garbės konsulų, apie 20, sakykim taip, bet Jungtinėse Amerikos valstijose yra 50. Tai tikrai dar yra erdvės, kad tą Lietuvos atstovavimą galim plėsti ir jau turim tam kelias kandidatūras, kitur, žodžiu, bandysim šitoje vietoje tą savo atstovavimą dar labiau didinti. Klausimas, kuris tikrai, manau, aktualus yra bendruomenės nariams ir kuriam taip pat skiriam daug dėmesio, tai yra konsulinės paslaugos.
Tikrai žinom, kaip tai yra svarbu, tas praktinis reiškia priklausomas Lietuvai, lietuvių bendruomeniai. Turim konsulatus, tikrai žinot, Niujorke, Čikagoje, Los Andžele, su konsulais, tiesiogiai užsiimančiais šitais klausimais, vykdom konsulinės misijas. Kolegos man pateikė planą artimiausių misijų, tai šiais metais bus organizuojamos konsulinės misijos šiuose miestuose. Minneapolyje, Denveryje, Portlande, San Franciske, Atlantoje, Orlande, West Palm Beach, St. Petersburg, Bostonas ir Meksikoje taip pat, nes ambasada atstovauja Lietuvą ir Meksikoje. Tai tikrai, jeigu yra klausimų susijusių su pasais, gimimo dokumentais, santuokos apskaitimais, pavardės keitimais, pilietybė, tai tikrai labai kviestume pasinaudoti šiomis konsulinėmis misijomis. Bet be abejo, jeigu turit galimybių, visada gerai yra tiesiai atvykti į konsulatą ir tos klausimus kartu su konsulais aptarti. Yra visokių klausimų, aišku, ir iššūkių. Čia nėra ko vien tik tai, kaip sakoma, apie gražius dalykus šnekėti, bet yra situacijų ir žinom, ICE, dabar tas aktyvumas Jungtinėse Amerikos valstijose, yra ir lietuvių sulaikytų. Ir šitoj vietoje, aišku, žinot, kad pagal Vienos konvenciją diplomatinės atstovybės tikrai negali kištis į Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijų veiklą ar kažkaip prašyti tos sulaikytus asmenis ar greičiau deportuoti ar paleisti. Tikrai mes esam praktiškai tik tai stebėtojai, bet labai skatinam reiškia tikrai sekti tą informaciją ir jeigu yra kažkokie pažeidimai, tikrai to neslėpti ir iš tikrųjų, o iš esmės tai tiems jeigu yra legalaus kažkokio statuso klausimų, tikrai grįžimas į Lietuvą yra variantas, nes žinot, Lietuva per pastarosius dešimtmečius tikrai smarkiai išaugo ir kas labai įdomu, čia savotiška, ir reklama mūsų užsienio reikalų ministerijos tokiai garsiai programai Grįžtu LT, apie kurią gal teko girdėti, kad pagal tą programą tendencijos yra tokios, kad grįžta žmonių, kuo toliau, to daugiau į Lietuvą. Nes yra, kaip minėjau, tam tikros paskatos Lietuvoje ir tos ekonominės galimybės jau yra kitokios, negu buvo prieš 20 ar 30 metų. Tai tikrai kviečiame užmesti akį ir į šią Grįžtu LT programą. Einam toliau, tikrai stengsiuosi, jau nedaug čia liko man iki mano pasisakymo pabaigos. Lituanistinis švietimas, kultūra. Be galo svarbus prioritetas. Tikrai čia šitoj vietoj keliu kepurę prieš bendruomenę ir šitą tokį atsidavimą tai kultūrai ir toms tradicijoms, kuris eina iš kartos į kartą tas atsidavimas. Tai tikrai kelia nuostabą. Galiu pasakyti, tikrai daug kur teko pasaulyje dirbti, bet tas tikrai lietuvio dėmesys savo šaknims, savo kultūrai, jis kiekvieną kartą tikrai verčia tikrai jaustis kukliai palyginus su tuo, kiek tikrai bendruomenė daro šitoj vietoj. Tai tikrai didelis dėkui bendruomeniai už tas visas iniciatyvas, už artėjančią tautinių šokių šventę, kuri vyks Čikagoje ir kurią visi su džiaugsmu vyksime. Aišku, kalbant apie kultūrą, matyt, taip pat reikia ir įvairiaus pobūdžio klausimus, neapeit klausimų, tokių kaip, pavyzdžiui, lietuviško paveldo klausimas, kuris, jis yra ir vienaip ar kitaip jį reikia spręsti. Bažnyčios, tam tikri lietuvių bendruomenių statyti pastatai, būta atveju, kai jų neliko, yra atveju, kai norima jos nugriauti. Ambasada tikrai daro viską, ką gali šitoj vietoj. Mums kaip ir nepavyko rasti kažkokio tokio kontakto federalinėse institucijose, Amerikos federalinėse institucijose, kurios, sakykime,
tos paveldo klausimus prižiūrėtų. Tačiau kas pavyko, tai tikrai per tokį tamprų bendradarbiavimą su JAV Amerikos paveldo komisija prie kongreso, kad tos komisijos oficialiam tinklapį atsirastų mūsų lietuviškas paveldo sąrašas. Ir tuo pagrindu, aš manau, yra tikrai galimybė bendruomenėms, aktyvioms bendruomenėms, aktyvistams, individualiems aktyvistams, kurie siekia ir turi galimybę kažkaip išsaugoti tuos pastatus savo valstijose, referuoti į tą sąrašą ir tuo pagrindu bendrauti su vietos valdžia. Nes iš tikrųjų gaunam tą atsakymą iš amerikiečių, kad dažnai ir praktiškai visais atvejais tai yra vietos valdžios kompetencija. Reiškia, nuosavybės klausimai ir kiti. Tai labai skatintume kažkaip tai, jeigu mato tokį skaudų atvejį, kai tikrai didelę lietuvišką istorinę vertę turintis pastatas rizikuoja būti nugriautas, susitelkti kažkaip finansiškai ir bendrai bandyti su vietos valdžia tą klausimą spręsti. Tačiau be abejo didžiausia garantija, kad tas paveldas išliks, yra užtikrinti, kad jis būtų naudojamas aktyviai, kad būtų tikintieji bažnyčiose, kad centrai kultūros būtų gyvi ir pilni gyvybės ir veiklos, ir kad tai nebūtų tik tai, sakykime, tuščias atminties pastatas, didelės svarbios atminties pastatas. Tai čia, manau, toks geriausias receptas, kaip tuos mūsų brangius paveldo objektus išsaugoti. Na ir iš tikrųjų pabaigai tikrai dar viena padėka, eilinė padėka bendruomeniai už pilietiškumą. Tikrai tą labai pajaučiau ir dalyvaudamas pirmą kartą Los Andžele rudenį metiniam bendruomenės valdybos suvažiavime. Tikrai jaučiasi, kad bendruomenė tikrai jaučia labai stiprų Lietuvos pulsą ir tos Lietuvos aktualijos jos čia gerai yra žinomos. Ir informacija yra puikiai valdoma ir žinoma, tai tikrai skatinu ir toliau likti tokiais pilietiškais, diplomatinės atstovybės, čia mes ambasada Vašingtone, bet taip pat konsulatai tikrai prie to stengsis prisidėti. Ir labai jums ačiū. Šiaip ar taip, Jungtinėse Amerikos valstijose, aš čia kelis kartus tą minėjau per įvairius renginius, tai gal kai kam jau ir kartosios, būtent čia Amerikoje yra ketvirtadalis lietuviško genomo, viso pasaulyje esančio, visam šitoj mūsų planetoje esančio genomo didžiulė dalis yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Plius yra litvakų bendruomenės, kurios irgi atstovauja Lietuvą. Tai tikrai ta jėga, tas potencialas mūsų bendruomenės yra milžiniškas ir manau, kad draugiškai ir taip partneriškai, kaip iki šiol bendraudami, mes tikrai galim labai daug nuveikti, juolab, kad artėja tikrai svarbios sukaktis. Šiemet, kaip žinom, yra 250 metų nuo Jungtinių Amerikos valstijų gimtadienio, nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo. Tai į šitą gražų Amerikos pastatą labai daug lietuviškų plytų buvo įdėta į tą pastatą. Ir tikrai labai norisi jas ir įvertinti ir tikrai turim ir projektų, kaip tą tokią tikrai svarbią datą minėti. Manau, kad tą progą ir aukšto lygio vizitų sulauksime, aukščiausio lygio iš Lietuvos. Tai žodžiu, darbuokimės ir savo rezidavimo šalies ir mūsų brangios Lietuvos labui. Ačiū visiems labai. Ačiū Jums, ambasadoriau. Aš matau, jau yra klausimų ir jeigu galiu Jums priminti, Aurimai, Laurinai iš Bostono irgi yra. Jeigu bus mums laiko, mes atsakysime, turėsim laiko klausimam vėliau ir tada tikimės, kad ir bus laiko, bet dabar mūsų Edita
mum pasakys daugiau apie bendruomenės veiklą, bet aš pirmiau biškį papasakosiu apie Editą. Jinai gimė Panevėžy, jinai atvyko į JAV prieš 18 metų, 3 vaikų mama, abu vyresnieji vaikai jau turi savo verslus, o jauniausia jo dukra studijuoja animaciją Kolorado Mesa universitete. Mes tikimės animacijos puslapį prijungti prie bendruomenės puslapį neužilgo. Edita kartu su savo vyru, pagalvokite, prieš 18 metų atvažiavo ir įsikūrė jau labai sėkmingą jinai yra bendrasavininkė su vyru transporto kompanijoje užsimančios krovinių pervežimais. Jinai atsakinga už įmonės finansinę apskaitą, vidaus ir išorės auditus. Tai sritis, kuriuose itin svarbus tikslumas, skaidrumas ir pasitikėjimas. Čia tikrai rimtas ir labai svarbus ir yra darbas ir yra akivaizdu, kad Edita pritaikė savo verslo nuovoką, sėkmė ir gilų rūpestį Lietuvos bendruomenės projektams. Aš asmeniškai džiaugiuosi galėdama su ją dirbti JAV Lietuvių bendruomenės valdyboje. Yra tikrai įspūdinga man, kaip jinai sugebė tiek daug skirtingų nuomonių išklausyti ir ramiai spręsti tikrai sudėtingus klausimus ir ieškoti ilgalaikius sprendimus. Tai ačiū, Edita, ir mes laukiam tavo žodį. Tai labas vakaras visiems iš tikrųjų ir malonu, ačiū už šiltą pristatymą, Kristai, ir už galimybę šiandien būti kartu su jumis. Man iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie JAV lietuvių bendruomenę. Ne tik kaip apie organizaciją, bet kaip apie mūsų šeimas, jaunimą, senjorus, kasdieninį ryšį su Lietuva. Vienintelis, kas yra gaila, kad šiandien tas ryšys nėra vien šventinis, jis yra jautrus, atsakingas, nes mums rūpi ne tik Lietuvos kultūra, ne tik kalba, mums rūpi Lietuvos saugumas. Ir tai mūsų bendruomenės pilietinė laikysena pagarbi, aiški, orientuota į Lietuvos saugumą bei laisvę. Ir tai keičia mūsų požiūrį, kaip žiūrime į savo darbus čia Amerikoje. Stipri bendruomenė reiškia stipresnį balsą ir didelį atsparumą. Šiandien su jumis noriu pasidalinti tuo, kur einame kartu ir kokias veiklas JAV lietuvių bendruomenė planuoja šiais metais. Kalbėsiu JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos komandos vardu apie tai, ką planuojame, kur kryptingai einame kartu. Noriu pradėti nuo paprastos minties. JAV lietuvių bendruomenė nėra kažkas ten viršuje. JAV lietuvių bendruomenė tai mes visi. Tai mūsų apylinkės, lituanistinės mokyklos, šokėjai, chorai, senjorai, studentai, jaunos šeimos. Visi, kuriems kūrėme lietuvišką gyvenimą čia Amerikoje. O šiais metais mūsų kryptis labai aiški - sutvirtinti bendruomenės stuburą, sustiprinti jaunimą, padaryti taip, kad mūsų visų visas veiklas, apie mūsų visų visas veiklas būtų girdima plačiai, ne tik mūsų aplinkoje Amerikoje, bet ir už jos ribų. Šiandien kalbėsiu apie daugelį sričių ir nors temų daug, tačiau visos jos apie tą patį - mūsų bendruomenės stiprybę ir ateitį. Stipri bendruomenė neatsiranda savaime. Jai reikia tvirto pagrindo, aiškios tvarkos ir žmonių, kurie palaiko ryšį tarpusavėje. Todėl pirmiausia noriu pakalbėti apie organizacinius reikalus, apie tai, kas dažnai nematoma, bet kas iš tikrųjų laiko visą bendruomenę kartu. Organizaciniai klausimai dažnai yra techninio pobūdžio.
Tačiau būtent jie sudaro pagrindą visai JAV lietuvių bendruomenės veiklai. Bet pasakysiu paprastai, kai organizaciniai reikalai veikia, žmonės to nepastebi. Kai neveikia, piktinasi ir kenčia visi. Šiais metais mūsų tikslas yra paprastas, kad JAV lietuvių bendruomenės organizacinė virtuvė veiktų sklandžiai, atsakingai ir skaidriai. O žmonėms būtų aišku, į ką kreiptis, ką daryti, kada ir kodėl. Džiaugiamės, kad toliau palaikome ir stipriname ryšius ne tik tai su apygardų pirmininkais, bet ir su apylinkėmis. Praktika rodo, kad asmeniniai pokalbiai yra efektyviausi, ypač kai kyla klausimų dėl terminų, atsiskaitimų ar elementarių nesusipratimų. Šią vasarą vėl priminsime apygardoms rengti metinius ataskaitinius suvažiavimus bei rengti naujas valdybas. Apygardų pirmininkai raginami skatinti apylinkės rengtis metiniams pranešimams ir ateities planų aptarimui. Kodėl tai svarbu? Nes metiniai susitikimai nėra formalumas. Tai momentas, kai bendruomenė pasako, kas pavyko, kas nepavyko ir kur einame toliau. Kartu su JAV lietuvių bendruomenės strateginio plano komisija per patarimus ir praktinę pagalbą planuosime apylinkiams seminarus, kurių tikslas informuoti apie JAV lietuvių bendruomenės plačią veiklą, skatinti lietuvius aktyviau prisijungti prie bendruomenės per profesionalius motivatorius ugdyti lyderystę. Šiems seminarams jau parengtas planas ir skiriama finansinė parama iš Lietuvių fondo. Mes turime daug gerų žmonių, bet kartais trūksta drąsos tiems žmonėms žengti žingsnį į priekį. Tad šie seminarai tai pagalba tą žingsnį padaryti. Kadangi nuolat keičiasi sąlygos ir procesai, toliau atnaujiname vadovėlius. Kas yra JAV lietuvių bendruomenė? Ką veikia JAV lietuvių bendruomenės taryba bei krašto valdybos narių pareigybių aprašus. Pareigybių vadovėlis jau atnaujintas, o su likusiais dokumentais dar dirbame. Šie leidiniai yra labai naudingi naujiems nariams ir padeda lengviau įsitraukti į bendruomenės veiklą. Juos visada galite rasti JAV lietuvių bendruomenės atsinaujinusioje internetinėje svetainėje prie dokumentų. Taip pat galite juos parsisiųsti. Toliau vykdome JAV lietuvių bendruomenės tarybos nutarimus ir glaudžiai bendradarbiaujame su tarybos komisijų ir krašto valdybos nariais, atsakingais už savo sritis. Periodinių ataskaitų sistema, nors ir reikalauja laiko, tačiau padeda užtikrinti skaidrumą ir darbų atlikimą laiku. Ir čia noriu aiškiai pabrėžti, stiprindami bendras struktūras ir sistemas, nesiekiame riboti apylinkių savarankiškumo. Priešiškai, mūsų tikslas yra palengvinti jų kasdieninį darbą, suteikti daugiau aiškumo, pagalbos ir bendrų įrankių. Kiekviena apylinkė išlieka savarankiška savo iniciatyvose, o JAV lietuvių bendruomenė veikia kaip atrama, ne kontrolės mechanizmas. Trumpai tariant, mes norime, kad JAV lietuvių bendruomenės kasdieninis mechanizmas veiktų sklandžiai, atsakingai ir skaidriai, o žmogui, kuris nori prisidėti, kelias būtų aiškus ir nepainus. Kai turime tvirtą vidinį pagrindą ir aiškę struktūrą, galime ne tik rūpintis savo bendruomenę, bet ir drąsiai kelti balsą už tai, kas mums svarbu už jos ribų. JAV lietuvių bendruomenė yra ne tik kultūrinė ar švietėjiška organizacija. Mes taip pat esame pilietinė jėga, galinti daryti realią įtaką. Todėl kita labai svarbi sritis mūsų visuomeniniai reikalai ir pilietinis balsas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tad labai kviečiame visus prisijungti prie Baltijos paramos dienų Washington DC ir šiais metais. Baltijos šalių stiprybė tai mūsų balsas JAV politikoje. Baltijos šalių atstovai susitinka su kongreso nariais, kur aptariami saugumo ir bendradarbiavimo klausimai, pristatoma Baltijos valstybių saugumo dienotvarkė, Rusijos karo prieš Ukrainą problematika. Vienybė tarp Baltijos šalių ne tik būtinybė,
bet ir aiškus signalas, kad laisvę ginančios tautos kalba vienu balsu. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, minėdami Lietuvoje nepriklausomybę, skatiname ir kviečiame apylinkės bei apygardas prisijungti prie JAV Lietuvių visuomeninių reikalų tarybos parengtų advokasi iniciatyvų. Šie paruošti laiškai ir pokalbiai ir tekstai leidžia JAV lietuviams, tiek JAV piliečiams, tiek legaliems imigrantams išreikšti savo rūpestį dėl Lietuvos laisvės, demokratijos ir saugumo, bei svarbiausia perduoti šias žinutes JAV valdžios pareigūnams. Tai paprasta, bet labai svarbi pilietinė akcija, kuri primena JAV sprendimų priėmėjams, kad Lietuva nėra tolimas taškas žemėlapį, tai mūsų arba mūsų tėvų namai, mūsų šaknis, tai mūsų atsakomybė. Mums rūpi ne tik Lietuvos kultūra, kalba ir paveldas, mums rūpi ir tai, kad Lietuva būtų saugi ir laisva, bei labai stipri valstybė. Lietuvos saugumams mums nėra abstrakti savoka. Tai mūsų artimųjų ramybė, mūsų valstybės laisvė ir mūsų vaikų ateitis. Ir būtent čia svarbiausia tai, kad JAV politikai matytų, lietuviai Amerikoje yra aktyvūs, informuoti ir labai vieningi. Kai kalbame apie Baltijos regioną, ir paramą, ir tvirtą saugumo laikyseną. Gyvename laikais, kai saugumas nėra savaime suprantamas dalykas. Ir čia yra esmė. JAV lietuvių bendruomenės balsas tampa dar svarbesnis transatlantiniam bendradarbiavimui ir tvirtai JAV pozicijai Baltijos šalių atžvilgiu. Kai kalbame po vieną, mūsų balsas yra labai tylus. Kai kalbama organizuotai, mus girdi. Todėl mes ne tik kviečiame parašyti laišką, mes duodame paruoštus įrankius, aišku toną ir vieningą žinutę, kad bendruomenė gali veikti drąsiai, ramiai ir efektyviai. Mūsų tikslas, kad JAV lietuvių balsas būtų girdimas aiškiai, vieningai, nuosekliai, ypač kai kalbame apie Lietuvos saugumą, laisvę ir ateitį. Kai bendruomenė turi turėti vidų ir aišku pilietinį balsą, labai svarbu, kad visa tai būtų matoma ir girdima. Net geri darbai neturi likti tik tarp mūsų. Jie turi pasiekti kuo daugiau žmonių, įkvėpti, suburti, pakviesti, prisijungti. Kita labai svarbi JAV lietuvių bendruomenės kryptis informacijos sklaida ir viešinimas. Ji lemia, kaip greitai ir plačiai bendruomenės nariai sužino apie renginius, projektus, iniciatyvas visoje Amerikoje. Ir pasakysiu labai tiesiai, jei žmogus nežino, kas vyksta, jis natūralu, kad negali dalyvauti. Todėl šiais metais ir toliau stiprinsime JAV lietuvių bendruomenės komunikaciją. Šiuo metu aktyviai veikiame JAV lietuvių bendruomenės Facebook, Instagram, YouTube paskyrose. Šios platformos kasmet pasiekia vis daugiau žmonių, o sekėjų skaičius nuolat auga. Tai rodo, kad bendruomenė nori matyti, girdėti ir dalyvauti. Kviečiame visus sekti mūsų paskyras. Jeigu dar to nepadarėt, tai tiesiog klausydami manęs padarykite tą dabar. Kiekvieno mėnesio pabaigoje leidžiame JAV lietuvių bendruomenės naujienlaiškį, kurį šiuo metu prenumeruoja beveik 5000 žmonių, o kur dar kiti 5 ar 10 tūkstančių. Tad jei dar jo negaunate, kviečiame užsiprenumeruoti jį tiesiog dabar javlb.org svetainėje. Tęsiame bendradarbiavimą su Pasaulio Lietuva ir Pasaulio lietuvių žiniomis. Skatiname bendruomenės filmuoti renginius, juos aprašyti ir siųsti rengėjams, kurie informaciją paskleidžia visame pasaulyje. Tai puikia galimybė parodyti JAV lietuvių gyvenimą globaliai auditorijai. Šiais metais svarbi JAV lietuvių bendruomenės informacijos sklaidos dalis yra Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurios vienas iš organizatorių yra JAV lietuvių bendruomenė. Ypatingą dėmesį skiriame šio šventės viešinimui, kviečiame bendruomenės, apylinkės ir kolektyvus dalintis pasiruošimo, repeticijų nuotraukomis ir vaizdo įrašais iki renginio. Ir aišku, nepamiršti tą daryti renginio metu.
Praėjusiais metais atnaujinome JAV lietuvių bendruomenės svetainę javlb.org, o šiemet tęsime jos tobulinimą. Pildome aktualią informaciją, geriname funkcionalumą ir dokumentų prieinamumą. Turite pasiūlymų? Rašykite informacija@javlb.org. Kad informacija būtų tiksli, patikima ir laiku pasiekiama, pasiektų bendruomenę, ją atnaujiname ir iš karto gavę oficialius duomenis apie pasikeitimus taryboje, apygardoje ar apylinkėje, iš karto įkeliame atnaujinamą informaciją svetainėje. Tad jei taryboje, apylinkėje ar apygardoje įvyko pokyčių, labai prašome apie tai pranešti informacija@javlb.org. Didelį dėmesį skiriame centralizuotam renginių kalendoriui, kuriame talpinami visų JAV lietuviškų organizacijų renginiai. Tie renginiai, apie kuriuos mes žinome. Tai padeda ir leidžia žmonėms vienoje vietoje matyti visą lietuvišką veiklą Amerikoje. Kviečiame visus organizatorius, jei planuojate renginį, atsiųskite vizualą ir trumpą aprašymą apie renginį ir mes jį būtinai patalpinsime į kalendorių JAV.LB svetainėje. Tai paprastas ir labai veiksmingas būdas ne tik patalpinti skelbimą, bet pasiekti daugiau žmonių ir sukviesti daugiau žiūrovų į renginius. Suprantame, kad ne visi aktyviai naudojasi socialiniais tinklais. Todėl informacijos sklaidą vykdome ir per naujienlaiškius, apylinkės, gyvus susitikimus bei tiesioginį bendravimą, siekdami pasiekti ir tuos, kurie dar tik ieško savo vietos bendruomenėje. Dalindamėsi savo veiklomis mes ne tik informuojame, mes kuriame gyvą Lietuvą Amerikoje ir rodome ją pasauliui. O tam, kad visa ši veikla vyktų sklandžiai ir tvariai, reikia dar vieno labai svarbaus pamato – pasitikėjimo. Ir pasitikėjimas labai dažnai prasideda nuo tvarkingų finansų. Dabar trumpam pereinu prie finansų. Srities, kuri daugam skamba sausai. Sutinku, bet iš tikrųjų ji yra pasitikėjimo pagrindas. Kai finansai tvarkingi, bendruomenė gali planuoti. Kai tvarka stringa, stringa ir veiklos. Šiais metais, kaip ir praeitais, pagrindinis dėmesys skiriamas skaidriam, laiku ir vieningai vykdomam finansiniam atsiskaitimui visose JAV.LB struktūrose, apylinkėse, apygardose, tarybose ir projektuose. Užbaigiame ir stabilizuojame centralizuotą finansinių duomenų rinkimo ir ataskaitų teikimo sistemą, kad metinės ataskaitos būtų pateikiamos laiku ir būtų palyginamos su praėjusiais ar netgi praėjusiais metais. Tobuliname projektų finansavimo ir atsiskaitimo tvarką, ypač kultūrinių ir strateginių projektų, tokių kaip dainų ir šokių šventės, lisas, archyvai, jaunimo iniciatyvos. Siekiame pilnos atitikties ARS reikalavimams. Užtikriname padėkos laiškus aukotojams, 1099 formas ir dokumentų saugojimu. Stipriname bendradarbiavimą su Lietuvių fondu ir kitais rėmėjais, tiekdami aiškaus biudžetavimo ir pasitikėjimo. Toliau stipriname vidinę finansų kontrolę, bendradarbiaudami su finansų ir kontrolės komisijomis. Tai nėra nepasitikėjimas. Tai organizacijos brandos standartas, kad visi galėtume jaustis ramus. Mūsų tikslas, kad JAV lietuvių bendruomenė galėtų planuoti ne nuo renginio iki renginio, o stabiliai, keliems metams į priekį. Ir čia aš noriu pasakyti labai žmogiškai. Mūsų žmonės aukoja, rėmėjai pasitikė, projektai vyksta, bet tam reikia tvarkos. Tvarka nėra biurokratija. Tvarka tai mūsų bendras pagarbus požiūris vienų į kitus. O kai turime tvirtą ir skaidrų pagrindą, galime drąsiai galvoti ne tik apie šiandieną, bet ir apie ilgalaikę bendruomenės stiprybę. Vienas iš būdų ją auginti – stiprinti ekonominius ryšius ir lietuviškus verslus.
Šiais metais JAV lietuvių bendruomenė verslo sritį mato ne tik kaip ekonominių ryšių plėtrą, bet ir kaip svarbę lietuvybės stiprinimo Jungtinėse Amerikos valstijose dalį. Stiprūs lietuvių verslai kuria ne tik darbo vietas, bet ir remia bendruomenės iniciatyvas, kultūrą, švietimą ir jaunimo programas. Ekonomiškai stipri bendruomenė yra tvirtesnė kultūriškai. Kryptingai dirbsime, plėsdami verslo ryšius tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos, skatinsime partnerystės tarp JAV lietuvių verslų ir Lietuvos verslo sektorių, organizuodami verslo misijas, virtualius susitikimus, tinklaveiklos renginius ir teminius forumus. Tai padės ne tik auginti verslus, bet ir stiprinti tarpusavio bendruomeninius ryšius. Taip pat prisidėsime prie Lietuvos įmonių kelio į Jungtinių Amerikos valstijų rinką. Kaipgi mes prisidėsime, dalindamės informaciją, padėdami užmegzti kontaktus ir jungdami su JAV lietuvių verslo bendruomenė. Padėsime sudaryti aiškesnį informacijos kelią ir kontaktų tiltą, kad Lietuvos verslai, ieškantis žingsnių į Jungtinės Amerikos valstijas, greičiau rastų bendruomenėje patirtį, rekomendacijas ir žmonės, kurie gali nukreipti teisingą linkme. Kiekviena sėkminga lietuviška įmonė Jungtinėse Amerikos valstybėse tampa ir dar viena atrama mūsų bendruomeniai. Svarbi kryptis JAV lietuvių verslo platformos plėtra ir tobulinimas, suteikiant galimybę prie jos prisijungti ir Lietuvos įmonėms. Stipresni ryšiai ir stipresni lietuviški verslai reiškia ir stipresnę bendruomenę, kuri gali remti kultūrą, mokyklas ir būti tvirta, kai pasaulis nėra labai ramus. O kalbėdami apie stiprią bendruomenę turime galvoti ne tik apie šiandieną ir rytojų, bet ir apie tai, ką pasiliksime po savęs. Labai svarbi JAV lietuvių bendruomenės sritis yra archyvai. Tai mūsų istorijos, atminties ir patirties išsaugojimas ateities kartoms. Archyvų tvarkymas yra nuolatinis, tęstinis ir labai svarbus darbas. Mūsų tikslas sutelkti visus JAV lietuvių bendruomenės archyvus į lituanistikos tyrimų centrą, kuriame jau šiuo metu saugoma apie 400 dėžių archyvų. Tai didžiausia JAV lietuvių bendruomenės archyvų kolekcija, kuri nuolat auga, o kartu su ją auga ir mūsų atsakomybė šią istoriją išsaugoti. Toliau tęsiamas JAV lietuvių bendruomenės archyvų pervežimas iš Alkos. Šis procesas vyksta jau keletą metų. Taip pat tęsiame archyvų persiuntimą iš Havajų lietuvių bendruomenės, kad nė viena mūsų bendruomenės istorijos dalis neliktų pamiršta ar išbastyta. Visi archyvų tvarkymo darbai glaudžiai susiję su finansinė Lietuvių fondo parama, už ką esame labai dėkingi Lietuvių fondui. Be šios paramos toks didelis ir ilgalaikis darbas net nebūtų įmanomas. Be fizinio archyvų perkelimo vykdome ir archyvų konferencijos projektą. Toliau tęsime praeitais metais archyvų konferencijos metu iškeltas temas, jas analizuosime ir supažindinsime su jomis JAV lietuvių bendruomenės apylinkių atstovus. Planuojama sudėti išeivijos atstovų pranešimus į dokumentinį filmą ir juo dalintis bendruomenėse, kad ši patirtis būtų pasiekiama ne tik archyvų lentynose, bet ir gyvai žmonėms. Taip pat ieškome sprendimų dėl projektų finansavimo ir būdų pritraukti privačius rėmėjus, kad galėtume užtikrinti šių svarbių iniciatyvų tęstinumą. Tad jei esate vienas iš privačių rėmėjų, bet nedrįstate pasisiūlyti, mes jūsų laukiame. Išsaugodami savo istoriją archyvuose, mes kartu rūpinamės ir tai žmonėmis, kurie tą istoriją kūrė ir tebekuria šiandien. Labai svarbi JAV lietuvių bendruomenės sritis yra socialiniai reikalai. Reali pagalba bendruomenės nariams kasdienybėje. Socialinių reikalų tarybos veikla dažnai yra reakcinio pobūdžio. Pagalba suteikiama tada, kai žmonės ištinka nelaimės ar sunkumai. Tai apima paramą nukentėjusiems nuo gamtinių stichijų, dalinį laidojimo išlaidų padengimą JAV lietuvių bendruomenės nariams, kurie neturėjo santaupų, bei pagalba nepasiturintiems ar sergantiems žmonėms, kuriems reikia sugrįžti į Lietuvą.
Kasdieninė parama teikiama per socialinės paramos raštinės vyresniųjų lietuvių centre Seklyčioje Market Parke bei Lemonto raštinėje Pasaulio lietuvių centro patalpose Ilinojaus valstijoje. Taip pat per apylinkių socialinius darbuotojus. Šie žmonės padeda užpildyti įvairias formas – imigracijos, bedarbystės, ligos, socialinės pagalbos, pensijų dokumentaciją, teikia vertimo pagalbą ir tiesiog būna šalia, kai jos labiausiai reikia. Ilinojuje rengiamos trečiadienio popietės vyresniųjų lietuvių centre Seklyčioje. Beveik kiekvieną trečiadienį su pietumis ir akademinė programa, kurios suburia senjorus bendravimui, mokymuisi ir bendrystei. Toliau leidžiamas žurnalas Pensininkas, kuris praeitais metais atšventė 40 metų jubiliejų. Šiais metais planuojami vienkartiniai renginiai senjorams, pasitelkia elektroninės technologijas. Siekiama skatinti kitas apylinkes rūpintis senjorų užimtumo programomis. Taip pat toliau gerinsime elektroninę komunikaciją, perdodant informaciją apie socialinės paslaugas, socialinio draudimo gaires, imigracijos įstatymo pokyčius ir socialinės pagalbos sistemas. Tai tylus, bet nepaprastai svarbus darbas, kuris dažnai nematomas viešumoje, tačiau keičia žmonių gyvenimus. Rūpindamisi žmonių kasdieniniais poreikiais nepamirštame ir dvasinio bendruomenės gyvenimo, kuris daugeliu iš mūsų yra stiprybė ir prasmės šaltinis. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 27 metus arkivyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Šią progą Šventos mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seseris kartu su JAV lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos komanda šių metų eigoje planuoja įgyvendinti reikšmingas iniciatyvas, skirtas palaiminto Jurgio Matulaičio pažinimui. Minint palaiminto Jurgio Matulaičio metus, vykdomas paskaitų ciklas Pažink palaimintą Jurgį Matulaitį. Kiekvieno mėnesio 27 dieną vyks 20 minučių paskaitos, kuriuose bus galima dalyvauti gyvai arba pažiūrėti įrašus vėliau. Jei dar nespėjote prisijungti prie pirmos buvusios paskaitos, tai kviečiu tą padaryti kito mėnesio 27 dieną. 26 metais kovą planuojamas Taizė, tai yra šiais metais Taizė renginys, o taip pat svarstoma galimybė dar kitais metais surengti sielovados konferenciją, kuri suburtų bendruomenės narius bendrai refleksijai, maldai ir dialogui. Visos šios iniciatyvos nėra tik renginiai ir paskaitos. Patikėkite, tai yra akimirkos, kai bendruomenė susitinka ne tik kaip organizacija, bet kaip viena šeima su tikėjimu, tradicijomis ir bendru keliu. Bendrystė stiprėja ne tik per kultūrą ar dvasinį gyvenimą, bet ir per bendrą veiklą, judėjimą ir buvimą kartu. Šiais metais JAV lietuvių apylinkės planuoja ir organizuos įvairius sporto renginius, skirtus Lietuvos istorinių datų paminėjimui ir bendruomeniškumo stiprinimui. Apylinkėse vyks sausio 13-osios atminimui skirti bėgimai ir ėjimai, gyvybės ir mirties keliu, vasario 16-osios bėgimai, Klaipėdos krašto atgavimo bėgimas ar žygis, šeimų sporto šventės ir vakarai apylinkėse, tradiciniai bėgimai, 5 km už Lietuvą, 100 ekiečių renginys varžybos žvejams ir mėgėjams. Lietuvių fondo dėka galima paremti sporto iniciatyvas apylinkėse. Kviečiame apylinkės aktyviau organizuoti ir įsitraukti į sporto veiklas. Sporto renginiai suburia šeimas, jaunimą ir senjorus, leidžia ne tik aktyviai praleisti laiką, bet ir kartu paminėti svarbias Lietuvos datas. Per sportą mes kuriame ne tik sveikesnę bendruomenę, bet ir gyvą ryšį tarp kartų. Kai bendruomenė juda kartu, atsiranda kūryba ir naujos idėjos, kurios mus dar labiau sujungia. Šiais metais JAV lietuvių bendruomeniai sukanka 75 metai. Jei kas to nežinojate, tai dabar jau žinote. Tad apylinkėms planuojame pasiūlyti dalyvauti JAV 75-mečio projekte, protmūšių serijoje su Matu Simaičiu. Jei susirinks pakankamai komandų, prisidėsime organizuojant žaidimus apylinkėse, kviesdami žmonės ne tik pasivaržyti, bet ir smagiai pabūti kartu, prisimenant mūsų bendruomenės istoriją.
tęsėme ir dar vieną gražią kryptį, kuriame JAV lietuvių bendruomenės sveikinimus, maketų valstybinių švenčių progomis. Bus sukurtas JAV lietuvių bendruomenės 75-mečio logotipas. Taip pat atnaujinsime ir papildysime JAV lietuvių bendruomenės veiklos per visus 75 metus parodos stendus, kurie bus eksponuojami Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės metu. Tai nėra tik atributika ar vizualiniai sprendimai. Tai būdas pasakyti, kad mūsų istorija tęsiasi ir mes ją rašome dabar. Ir čia noriu pabrėžti, veiklų gausa nėra atsitiktinė. Sąmoningai dirbame taip, kad projektai būtų paskirstyti tarp skirtingų komandų, tarybų ir savanorių, kad našta nekristų ant kelių žmonių pečių. Taip pat aktyviai ieškome naujų savanorių ir skatiname žmonės įsitraukti į bendruomenės veiklą. Jei norite prisijungti, rašykite elektroniniu paštu informacija@javlb.org ir mes būtinai su jumis susisieksim. Kai bendruomenė kuria kartu, natūraliai gimsta ir kultūra. Tai, kas maitina mūsų tapatybę ir jungia mus per meną, žodį, muziką. Šiais ir kitais metais JAV lietuvių bendruomenės kultūros taryba tęs ir stiprins kryptį orientuotą į mažas apylinkes. Mūsų tikslas atvežti kuo daugiau kokybiškų lietuviškų kultūrinių renginių į apylinkes, kurios dažnai turi mažiau galimybių priimti profesionalius atlikėjus ir teatrus. Norime, kad kokybiški lietuviški renginiai pasiektų tas apylinkes, kurios labai dažnai lieka nuošalyje. Kartu bendradarbiausime su privačiais vežėjais, kad apylinkėms galėtume pasiūlyti ne tik kamerinius, bet ir didesnius, platesniai auditorijai skirtus koncertus, suteikiant apylinkėms daugiau pasirinkimo. Koncertai, spektakliai, knygų pristatymai, gastrolės pagal kiekvienos apylinkės galimybės ir auditoriją. Kaip jau anksčiau minėjau, vienas ryškiausių šių metų akcentų yra Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Tai bus ne tik renginys, tai bus momentas, kai keli tūkstančiai žmonių vienoje vietoje pajus, kad mes esame didelė, gyva, kūrybinga tauta. Noriu labai paprastai pakviesti. Ateikite, dalyvaukite, kvieskite draugus, dalinkitės apie šį renginį informaciją. Tokios šventės yra brangios, nes jos neįkainojamos, nes sujungia kartas ir uždega jaunus žmones. Prie šios šventės dar grįšiu šiek tiek vėliau savo kalboje. O dabar kultūros tarybos numatomi projektai. Šių metų pavasarį apylinkėms planuojama pasiūlyti Gabrieliaus Aleknos koncertas apie galimybę surengti papildomą kultūrinį renginį, Editos Mildažytės naujos knygos pristatymas ir susitikimas su skaitytojais, Ramūno Rudoko monospektaklis komedija Kiek vertas aš. Šių metų rudenį planuojamas muzikos grupės Kamanių šilelis maždaug 2 savaičių turas, Šiaulių dramos teatro spektaklio Už durų gastrolės, o kitų metų pavasarį galimos irgi planuojamos Nijolės Narmontaitės ir Arno Švilpausko spektaklio Madinga pora gastrolės, Vilniaus teatro vaikams gastrolės su spektakliais ir edukacijomis. Be jau paminėtų projektų apylinkėms bus siūlomi, kaip jau ir minėjau, didesni koncertai, kuriuos organizuos privatūs vežėjai. Taigi, dar šių metų pavasarį planuojame, kad Jungtinės Amerikos valstijose apsilankys Kastytis Kerbedis su savo turu ir grupės Hiperbolė. Ši pasirinkta kryptis leidžia apylinkėms rinktis kultūrinius renginius pagal savo galimybės, poreikius ir auditoriją. Taip pat labai norime labiau ir traukti ir čia, Jungtinėse Amerikos valstijose, gyvenančius lietuvių kūrėjus, muzikantus, dainininkus, aktorius, teatro grupės, tiesiog menininkus. Žinome, kad jų turime daug, tačiau ne visų kontaktus turime surinkę.
Kviečiame visus, kurie kūrė, kurie nori pasirodyti apylinkėse, susisiekti su mumis ir atsiųsti savo informaciją elektroniniu paštu. Dėmesio, kitas elektroninis paštas – kultūra@javlb.org. Tai padės apylinkėms lengviau rasti lietuviškus atlikėjus ir dar labiau stiprinti vietinę kultūrą. Kultūra yra gyva tada, kai ją kūrėme visi. Ir iš Lietuvos atvykstantis kūrėjai, ir čia Amerikoje auganti lietuviška kūryba. O kad kultūra ir tapatybė gyvuotų ne tik šiandien, bet ir rytoj, svarbiausias pamatas yra švietimas. JAV lietuvių bendruomenės švietimo tarybos pagrindinės veiklos kryptis išlieka nuoseklios ir kryptingos jau daugelį metų. Tai yra palaikomas ryšys su mokyklų vadovais ir mokytojais. Organizuojamos konferencijos, vykdomos nuotolinės konsultacijos, teikiama metodinė pagalba, rengiami ir atnaujinami vadovėliai bei įgyvendinami projektai mokyklų bendruomenėms. Didelę dalį tęstinių ir naujų projektų remia mecenatas, Lietuvių fondas, už ką esame labai dėkingi. Tarp šių projektų gintarinio obuoliuko premija kūrybingiems ir ypatingo entuziazmų pasižymintiems mokytojams. Taip pat nusipelniusio švietėjo premiją, ilgametį darbą lituanistinėme švietime dirbantiems pedagogams, mokyklų vadovams ir aktyviems apylinkių nariams. Tęsiamos mokytojų konferencijos skirtos profesiniam tobulėjimui, bendravimui ir patirties dalymuisi. Organizuojami rašinių ir piešinių konkursai, skatinantis mokinių saviraišką ir kūrybiškumą. Kasmet pagerbiami mokytojai už ilgametį darbą. Tęsiamos nuotolinės edukacijos mokiniams, veikia e-mokykla, organizuojami suaugusiųjų kursai, leidžiamas naujienlaiškis ir internetinis laikraštis mokiniams Laikai vaikams. Kartu vystomi ir nauji projektai bei iniciatyvos. Praeitais ir šiais mokslo metais planuojamos Tiksliau šiais mokslo metais 25-26 planuojamos 10 nuotolinių konsultacijų ir stiprinama tiesioginė komunikacija su mokytojais, kad būtų užmegztas gyvas ryšys. Dalijamasi patirtimi ir kartu ieškome sprendimų. Taip pat atnaujinamos lietuvių kalbos gramatikos pratybos pagal patvirtintas programas. Socialiniuose tinkluose vykdomi įvairūs projektai. Reporteris Smalsutis, kuris jau aplankė 9 lituanistinės mokyklas ir pasidalino gausybę įspūdžių. Gražiausios eglutės rinkimai bei tradicija Sušilkime prie Laisvės laužo, skirto sausio 13-osios paminėjimui. Šiais mokslo metais planuojame mokytojų tobulinimosi konsultacijas ir konferencijas, lyderystės paskaitų ciklas mokyklų vadovams, mokinių debatai lietuviško žodžio gale, kūrybinės dirbtuvės su rašytoja Evelina Daciūtė bei mokyklų bendradarbiavimo projektas Mokykla mokyklai. Ypatingas projektas, jau greitai. Lietuvių kalba nemiega niekada. 24 valandų trukmės nuotolinė lietuvių kalbos pamoka, vyksianti vasario 21-22 dienomis. Tai idėja, kuri sujungia skirtingas kartas ir lietuvius visame pasaulyje per skirtingas laiko juostas. Šiais metais taip pat vyks jau 23-asis Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Amerikoje taurės krepšinio turnyras, kurį kartu su JAV lietuvių bendruomenė organizuoja Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjunga Šalfas ir Lietuvos ambasada Vašingtone. Šis turnyras nuo 2006 metų yra ne tik sporto renginys, bet ir apylinkės vienijanti šventė. Kiekvienais metais Lietuvių fondas šio turnyro metu skiria $1000 čekį vienai iš JAV veikiančių lituanistinių mokyklų, taip palaikydamas mokinius, stiprindamas mokyklų bendruomenės ir saugodamas lietuvišką paveldą. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių fondui už nuolatinę paramą ir pasitikėjimą mūsų darbais. Jau šiais metais bus organizuojama lituanistinių mokyklų mokytojų mokymų stovykla Dainavoje. Registraciją skelbsime jau netrukus ir lauksime ne tik mokytojų dalyvauti,
bet ir visų norinčių prisidėti prie stovyklos veiklų įgyvendinimo. Ir pabaigai noriu labai paprastai priminti, kalba gyvena tada, kai ji naudojama. Todėl kviečiame visus prisidėti prie lituanistinių mokyklų, savo dalyvavimu, parama ir palaikymu. Už tai iš anksto nuoširdžiai dėkojame. Kai kalbame apie ateities kartas, natūraliai pereiname prie jaunimo. Mūsų bendruomenės ateities. JAV lietuvių bendruomenė jau daugeliu metų organizuoja lietuvių išeivijos studentų stažuotę LIS. Tai yra viena stipriausių mūsų programa jaunimui. Ji ne tik duoda profesinę patirtį Lietuvoje, bet ir padeda jaunam žmogui atrasti modernę, inovatyvę Lietuvą, pasigilinti lietuvių kalbos žiniomis, pajusti kasdienybę, užmegzti ryšius. Tai 5 savaičių vasaros programa, skirta lietuvių kilmės studentams iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados. Į programą atrinkti jaunuoliai atvyksta į Lietuvą, kur praktikos vietos derinamos su jų studijų kryptimi arba planuojama karjera. Studentai dirba 5 dienas per savaitę, mažiausiai po 6 valandas per dieną. O savaitgalį skirti pažintiniams kelionėms ir susitikimams. LIS suteikia daugiau nei profesinę patirtį. Tai galimybė tobulinti lietuvių kalbą, pažinti Lietuvos kasdienybę, lankytis moderniose įmonėse, biomedicinos, lazerių ir technologijų centruose. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Dalyviai gauna 5 universitetinius kreditus. Šiemet sulaukėme, nepatikėsite, 72 paraiškų. Tai yra 2 daugiau norinčių nei įprastai. Į programą planuojame pakviesti 34 dalyvius. Tai šiuo metu, šiais metais, didžiausias skaičius per pastaruosius 7 metus. Programa tiek paraiškų padavime, tiek pakviestų dalyvių skaičiuje. Programa vyks nuo gegužės 31 iki Liepos 5 dienos. Privalumas pakliūti į programą, jei studentai lankė lituanistinės mokyklas, ar aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės ar lietuvių fondo veiklose. Atranka jau vyksta, vertinami dokumentai, motyvacijos, aktyvumas, narystė lietuvių fonde, praktikų galimybės. Planuojame dar šį mėnesį informuoti kiekvieną studentą apie priimtą sprendimą. Ši programos augimą leidžia įgyventinti Lietuvių fondo parama bei Lietuvių institucijų, Užsienio reikalų ministerijos ir Ekonomikos bei inovacijų ministerijos palaikymas. Be to mums svarbus ne tik organizuoti programas jaunimui, bet ir palaipsniui įtraukti jaunus žmonės į sprendimų priėmimą, planavimą ir iniciatyvų kūrimą. Matome jaunimą kaip būsimus bendruomenės lyderius, kurie jaučia ryšį su Lietuva ir bendruomenė. Ir jei LIS programa jaunimui padeda pažinti modernę Lietuvą, tai projektas Šaknys leidžia jaunam žmogui tiesioginę to žodžio prasme prisiliesti prie mūsų istorijos. Projektas Šaknys įgyvendinamas kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga. 5 metus stiprina ryšį su lietuvišku paveldu. Tai jaunimo ekspedicija, kuri ne tik tvarko lietuvišką paveldą, bet ir sukuria bendrystę, kuri lieka žmogui ilgam. Šiais metais ekspedicija planuojama, kad vyks rugpjūčio 9-15 dienomis Pensilvanijoje. Tikslios darbo vietos bus nustatytos po tiriamosios kelionės dar šį balandį. Rugpjūčio 15 dieną dalyviai dalyvaus Lietuvių dienose Pensilvanijoje. Šis projektas ugdo atsakomybę už istoriją ir stiprina bendruomenės ryšius. Tai projektas apie tai, kad jaunas žmogus ne tik girdi istoriją, jis ją paliečia rankomis ir supranta, jog bendruomenės istorija yra ir jo paties atsakomybė. O dabar pereinu prie vieno didžiausių, ryškiausių šių metų įvykių visai mūsų bendruomeniai. Ar galite įsivaizduoti didžiausią lietuvių kultūros renginį pasaulyje, vykstantį kur?
vienoje garsiausių arenų Jungtinėse Amerikos valstijose McCormick Place Čikagoje. Šių metų Liepos 10-12 dienomis Čikagoje tai taps tikrovė. Joje vyks 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė tarp dviejų krantų, subursianti tūkstančius lietuvių, ne tik iš Amerikos, iš viso pasaulio. Šventė pasakos apie ryšį tarp Lietuvos ir išeivijos. Per tautinius šokius, per muziką, poeziją, teatrinius intarpus ar vizualinės projekcijas. Šventė yra suskirstyta į dvi dalis. Lietuvos krantą, namus, kur atskleidžia tradicijas, papročius, kurios atskleidžia tradicijos, papročiai, ritualiniai šokiai, ir išeivijos krantą atspindinti svetur puoselėjamą kultūrą ir kūrybą. Finale abu krantai susijungs, vainikuos laisvės ir tėvynės meilės idėja. Šventės kūrybinę komandą sudaro patyrę švenčių vadovai ir menininkai. Dalyvaus net 21 šokių grupė iš Europos. Girdėsime gyvą kanklių muziką, sutartines, liaudies instrumentus. 3 dienų programoje dalyviams šventės svečiams bei žiūrovams numatytos mišios katedroje, susipažinimo vakaras, lituanikos spektaklis, mugė, planuojamas polka run bėgimas, muziejų lankymas ir interaktyvus spektaklis vaikams, o kaip be sekmadienio pokylio. Ir pabaigai noriu labai nuoširdžiai pakviesti visus prisidėti prie šios šventės. Kviečiu ne tik ateiti ir džiaugti šventę, kviečiu tapti jos kūrėjais. Paremkite šventę savo auka. Kiekviena parama įpareigoja ją naudoti atsakingai, skaidriai ir tik tam, kad šventė vyktų taip, kaip jos verti mes visi čia esame. Tik visi kartu galime tai padaryti čia, šiandien ir dabar, kad šventė būtų įspūdinga, nepakartojama. Tokie renginiai kainuoja, bet jie grąžina daugiau nei kainuoja. Jie sujungia, uždegė ir palieka atmintyje jausmą, kad mes esame tauta ne tik istorijos vadovėliuose. Mes esame šiandien, čia ir dabar. Už nuolatinę ir dosnią paramą nuoširdžiai dėkojame Lietuvių fondui, lietuvybės organizacijų, lituanistinio švietimo ir studentijos rėmėjui. Praeitais metais JAV lietuvių bendruomenės projektams skirtą paramą sudarė daugiau nei 50% visų per metus paskirstytų lietuvių fondo pelno lėšų. Tai net $709 735. Tai milžiniškas indėlis į mūsų bendruomenės gyvybingumą ir augimą. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Kazickų šeimos fondui už ypatingą dėmesį lituanistiniam švietimui ir ilgalaikę kasmetinę paramą. Dalis projektų įgyvendinami bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos institucijomis. Užsienio reikalų ministerija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, kultūros ministerija bei Lietuvos kultūros taryba. Ačiū. Mes suprantame atsakomybę siekti ilgalaikio finansinio tvarumo. Todėl ne tik dėkojame esamiems rėmėjams, bet ir esame atviri naujoms partnerystėms su tais, kurie mato prasmę investuoti į lietuvybės tęstinumą Jungtinėse Amerikos valstijose. Jei tarp mūsų yra žmonių ar organizacijų, norinčių prisidėti prie šių prasmingų veiklų, visada laukiame naujų partnerių. Kartu galime nuveikti dar daugiau dėl lietuvybės stiprinimo Amerikoje. Aš šiandien kalbėjau daug ir išvardinau daug svarbių prioritetų. Bet esmė labai paprasta. Visa ši veikla nuo archyvų iki jaunimo programų, nuo kultūros iki socialinės pagalbos yra kuriama bendromis mūsų visų pastangomis. Pabaigai noriu pasakyti, kad šiais metais mes norime, kad JAV lietuvių bendruomenė būtų visų pirma stipri vidumi, su aiškia tvarka, atsakomybė ir skaidrumu, gyva jaunimui per programas, kurios duoda prasmę ir patirtį,
matoma pasaulyje per kultūrą, švietimą, renginius ir mūsų pačių pasakojimą apie tai, kas esame. Bet tai įmanoma tik vienu būdu. Aš noriu pasiūlyti jums visiems įsiklausyti. Kai kiekvienas padarom mažą dalelę, netgi neįmanomi dalykai tampa įmanomi. Atsiųskite renginį į kalendorių. Pažymėkite savo postuose JAV lietuvių bendruomenę socialiniuose tinkluose. Užsiprenumeruokite naujienlaiškį. Paskatinkite jauną žmogų dalyvauti. Ateiti į šventę, prisidėti auką, patys ateikite, pasidalinkite renginių reklamomis. Ir kai tai darome, mes stipriname ne tik lietuvybę Amerikoje, mes stipriname ir Lietuvos balsą. Nes lietuvybė Amerikoje išlieka ne todėl, kad kažkas ją saugo. Jie išlieka todėl, kad mes ją kasdien kuriame, puoselėjame. Noriu nuoširdžiai padėkoti visai profesionaliai JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos komandai, JAV lietuvių bendruomenės tarybos nariams ir jums, visiems savanoriams, kurie kasdien dirba tam, kad JAV lietuvių bendruomenė būtų stipri, gyva ir auganti. Tik visi kartu mes kuriame stebuklus per darbą, bendrystę ir meilę Lietuvai. JAV lietuvių bendruomenė nėra tik organizacija. Tai mūsų namai, mūsų ryšys ir mūsų Lietuva Amerikoje ir už jos ribų. Ačiū Jums. O dabar, jei turite klausimų, mūsų valdybos nariai mielai pasiruošę į juos atsakyti. Ačiū Jums. Ačiū labai, Edita. Ambasadorius vėl yra prisijungęs ir mes pradėsim gal nuo klausimus ambasadoriui. Jeigu jūs turit klausimus ir Editai, jūs galite įrašyti į chat ir mes mėginsim šį vakarą irgi atsakyti ir jeigu ne šį vakarą, nes mes jau vėluojam. Ačiū visiems už kantrybę. Ir kad pasilikot su mumis. Bet jeigu mes nespėsim šį vakarą, mes dar biškį ilgiau būsim kartu, bet mums irgi reikės užbaigti šitą Zoom, tai mes jum raštu atsakysim, jeigu negalėsim šį vakarą. Tai pirmiausiai, klausimas yra ambasadoriui. Čia yra, mes turim keletas labai specifinių klausimų. Pirmas yra, sūnus yra įtrauktas į šauktinį sąrašą, bet šiuo metu mokosi JAV universitete. Kokius dokumentus ir kur reikia pristatyti tarnybos atidėjimui? Taip, dėkui, Krista, iš tikrųjų, mačiau tuos iš ankstinius klausimus, tik visi jie susiję su konsuliniais aspektais, tai tikrai bendras toks, reiškia, pastebėjimas, kad tikrai labai raginčiau į mūsų konsulatus kreiptis, į konsulus, jie pasistengs ir detaliau atsakyti, jeigu kažkas tokio iškils, kolega konsulas ir šiuo metu yra prisijungęs, bet iš principo atsakant į šitą pirmą klausimą dėl šauktinių, tai visų pirma, gavus kvietimą, šaukimą, tai visų pirma reikėtų, aišku, susisiekti su reiškia, šaukimo karo prievolės, taip vadinama, ne šaukimo karo prievolės tarnyba ir konkrečiai išsiaiškinti tą klausimą. Vis tiek, jeigu žmogus mokosi aukštojoje mokykloje, tai jau yra tam tikra svarbi aplinkybė. Anksčiau būdavo, kiek atsimenu, studentai nebūdavo kviečiami, tai čia jau ta karo prievolės tarnyba jinai paaiškintų, bet tikrai ten, jeigu yra tos tokios priežastys pateikiamos, ar aukštasis mokslas, ar kitos kažkokios aplinkybės, kur tikrai neproporcinga tokia būtų, reiškia, įtaka ar žala ten žmogaus karjerai ar kažkokiai veiklai, tai tikrai atsižvelgs, manau.
yra atsižvelgiama, yra ta tarnyba atidedama. Tai pagrindinis dalykas būtų tiesiog neignoruoti to šaukimo, o bendrauti su karo prievolės tarnyba, ypač su užsienį gyvenančiais piliečiais, tai tikrai jie žino, kad yra specialūs atvejai ir kažkaip bando, manau, rasti tikrai visiems priimtiną išeitį. Tai taip gal būtų trumpai. Okay. Ačiū. Bet tikrai raginčiau, jeigu nedrąsu pradžiai į tą karo prievolės tarnybą kryptis, tai tikrai galima su konsulatu pasikonsultuoti. Tikrai mūsų konsulams paskambinkit, parašykit ir jie patars, panukreips. Jo, tai čia yra konsulinis reikalas ir ne tik garbės konsulam, bet čia yra geriau kreiptis į generalinius konsulus. Į konsulus, tiesiog mūsų kolegas dirbančius ar ambasadoje, ar generaliniuose konsulatuose, profesionalius konsulus, kurie atvykę iš užsienio reikalų ministerijos, jie tikrai užves ant kelio, kaip sakoma. Ir čia padės, kad garbės konsulai irgi tenai kreiptųsi su tokiais klausimais. Antras klausimas, gal taip pat atsakysit, bet gal turi daugiau informacijos dėl, nes dabar JAV vyksta labai daug deportacijų ir į šią bangą pakliūna ir Lietuvos piliečiai. Yra kiti piliečiai, kur visai neturi daugiau giminių Lietuvoje. Ir čia yra gana sunkus klausimas. Ar jūs galite patarti, kur reikia kreiptis Amerikoje ir kur kreiptis Lietuvoje? Ar yra gali įvesta kur nors internete informaciją, kur rasti pagalbą? Taip pat šitą klausimą mačiau, ten iš esmės yra labai konkretus atvejis aprašomas, žmogaus, kuris bus deportuojamas, kuris neturėjo ryšių, nebeturi jau senai ryšių Lietuvoje, tai tokiu atveju iš tikrųjų, jeigu tikrai ten nėra jokių absoliučiai, ir jis yra nelegalus čia asmuo Amerikoje, tai kaip sakoma, jau čia Jungtinių Amerikos valstijų institucijos, tai jos tik tai padės išvykti, kuo greičiau žmogų deportuoti, bet jau jam atvykus į Lietuvą, kai jis bus deportuotas, tai jeigu jau tikrai nėra jokių giminių ar nieko, tai matyt yra savivaldybės, kur jisai kažkada gyveno, ar buvo gimė, ar buvo registruotas, ten yra socialinės paramos skyriai, tai matyt, ten reikėtų kreiptis. Yra ir tokie visuotinai žinomi dalykai, kaip Raudonasis kryžius, Karitas, kur jeigu žmogui tikrai tokia situacija tikrai sunki ir neturi absoliučiai kur kreiptis. O šiaip, jeigu ten tokia normalesnėm aplinkybėm žmogus yra deportuojamas, tai yra Grįžtu LT, tas mano minėtas puslapis, kur tikrai komanda ten yra turinti atsakymus ir tikrai bandys patarti ir nukreipti. Giedrė, jeigu gal įveski į chat tą puslapį, kad visi žinotų, kur rasti. Kitas klausimas ambasadoriui yra čia, kodėl Lietuvos ambasada JAV beveik visus savo postus ir socialinius tinklus kelia į anglų kalbą? Aš pati galėčiau atsakyti, bet aš jum atiduosiu tą klausimą. Tai visų pirma, tai nėra visai taip, iš tikrųjų. Siūlyčiau atidžiau žiūrėti Lietuvos ambasados keliamus pranešimus į socialinius tinklus. Jie visi yra 2 kalbomis, visi iki vieno yra 2 kalbom, bet tai, kad jie yra daromi taip pat ir rezidavimo valstybės kalba, anglų kalba, tai yra, manau, tam tikra priedermė mums ambasadoje tai daryti, nes mūsų rolė, mūsų pagrindinis vaidmuo tai iš tikrųjų skleisti žinią apie Lietuvą, mūsų rezidavimo valstybėje, Amerikoje. Tai viskas, kas gero įvyksta Lietuvoje, ar šiaip bet koks kitas įvykis, tikrai mums norisi, kad kuo daugiau amerikiečių apie jį sužinotų. Mūsų auditorija yra Amerikos visuomenė. Mes stengiamės Lietuvą atnešti Amerikos visuomenę, kad jin būtų pažinta, kad apie ją būtų daugiau žinoma. Tam mes labai tampriai dirbam ir su Amerikos žiniasklaida, nes žinot, galima toj Lietuvos, reiškia, lietuviškoje aplinkoje užsidaryti ir joje gyventi, bet aplinkui yra visas kitas gyvenimas, aplinkui yra didžiulė šalis, yra pasaulis, tai todėl tikrai stengiamės adaptuoti mūsų komunikaciją visoms auditorijoms, mūsų visi pranešimai yra ir anglų, ir lietuvių kalba, nes be abejo suprantam, kad
kad yra ir lietuvių bendruomenė, kuriai taip pat svarbu sekti įvykius, kas vyksta Lietuvoje, kokie renginiai vyksta ambasadoje ir panašiai. Tai taip, kad tikrai komunikuojam visais būdais. Okay, ačiū. Dabar čia įdomus klausimas atėjo iš Larino Latvio. Jeigu buvo galima nukirpti elektros laidus, jungiančius Lietuvą su Rusija ir Baltarusija, kodėl negalime nuardyti geležinkelio bėgių, vedančiai Baltarusiją ir Rusiją? Tai seku aš irgi tą čatą mūsų, mačiau šitą klausimą. Net nežinau, kaip čia taip diplomatiškiau pasakyti. Viską galima padaryti, be abejo, bet žinot, eskalacija yra toks dalykas, kuris iššaukia kitą eskalaciją. Tai visada iš tikrųjų svarbu ir visada stengiuosi naudoti gražius lietuviškus posakius. Ten 10 kartų pamatuoti ir 1 kartą pjauti. Tai manau, šitas posakis taip pat ir šitoj situacijoje galioja. Beje, kalbant apie geležinkelius, tai iš tikrųjų turėtume omeny ir tas paprastas toks teisinis faktas, kad, sakykime, pavyzdžiui, Kaliningrado tranzitas piliečių Rusijos per Lietuvos teritoriją, jis yra reglamentuojamas ES sutartimis. Tai yra mūsų sutartinis dalykas, prisimtas įsipareigojimas stojant į ES. Tai yra platesnio tokio mastelio klausimas. Ir todėl iš tikrųjų vyriausybė modeliuoja įvairias situacijas. Aišku, esant kriziai, manau viskas yra įmanoma, bet siekiant stabilumo ir tokio, kaip pasakyti, measured approach, tokio, reiškia, palaipsnio ir atsižvelgiant į vairias aplinkybės, su tokio prieimo siekiant, tai tiesiog, manau, yra sveriama ir žiūrima ir modeliuojama. Ačiū. Ir keletą kitų klausimų susijęs su imigracija. Ar neramumai, kaip jūsų nuomonė, ar neramumai JAV viduje susijęs su negalių imigrantų deportacija veikia Lietuvos diplomatijos pozicijas? Ir iš kitos pusės irgi JAV vidaus situacija ir požiūris į imigraciją stipriai paveikia lietuvių norą aplankyti JAV turizmo tikslais. Ar jūs turite planų bandyti keisti, kaip jūs, kokia jūsų pakeisti šitą situaciją? Aš suprantu, aktualijos visada yra žmonėms svarbu diskutuoti apie aktualijas, turėti nuomonę, bet mums kaip diplomatams, ir aš tikrai savo pristatymę referavau ir į Vienos konvenciją, tiesiog nepridera kištis ir kažkaip įtakoti rezidavimo valstybės vidaus reikalus. O tai, kas vyksta Amerikoje, visi suprantam, apie ką mes čia kalbam, neramumai, pasienio tarnybos, reiškia, veiksmai, tai yra vis dėlto Jungtinių Amerikos valstijų vidaus politikos klausimas. Ir mums kaip diplomatams, svečiams esantiems priimtiems čia į Jungtinės Amerikos valstijas, nesinorėtų iš tikrųjų išsamiau komentuoti vidaus politikos klausimų. Mes nesame Amerikos piliečiai. Jūs, dažnas iš jūsų, ne visi, bet dažnas be abejo, esate Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. Tai yra jūsų pilietinis klausimas. Jūs diskutuojat tarp savęs ir turit vertinimus kaip piliečiai. Mes esam stebėtojai. Diplomatinės atstovybės yra stebėtojos šiuo atveju. Tai dėl vidaus, reiškia, tų neramumų tikrai aš tikrai neišsiplėščiau. Dėl turizmo, vėlgi, lietuvių turizmas į Ameriką, tai nėra ambasados kompetencija. Ambasados kompetencija yra skatinti Amerikos turistų vykimą į Lietuvą ir tą tikrai stengiamės intensyviai daryti ir jūsų prašom taip pat kalbinti jūsų bendrapiliečius, kaimynus, draugus, amerikiečius, lankyti Lietuvą, pasakoti jiems, kokia Lietuva graži, kiek ten galima įvairių patirčių gauti, neužmirštamų ir gamta, ir maistas, ir kiti dalykai, ir kultūrinis paveldas, ir senamiesčiai, ir panašus dalykai. Ta darom, tikrai tą skatinam. Pats nesenai buvau
Las Vegas ten tokiam CES parodoje ir ten įvairiose tinklaveikose buvau kalbintas ir po to ten buvo platintas interviu būtent apie Lietuvos kaip turizmo destinacijos patrauklumą. Tai Amerikos visuomeniai mes tikrai turizmą į Lietuvą skatinam. Lietuvių vykimas į Ameriką turizmo tikslais, čia yra mūsų piliečių pasirinkimas, mes be abejo jiems kažkas, jeigu jiems kažkas nutinka, tai tikrai vėlgi mūsų konsulai visada piliečiams padeda, jeigu esant visokiems nelaimingiams nutikimams ar kitokiems dalykams, bet dažnu atveju tas turizmas vyksta sklandžiai ir mes tiesiog net nežinom apie mūsų piliečių čia atvykimą ir turistavimą šitoj valstybėje. Tai iš tikrųjų vėlgi, ar tas turizmas čia dėl tų neramumų jisai kažkaip fluktuoja, reiškia, kyla, leidžiasi, žinot, tie ciklai įvairūs galimi yra susiję ir su taip pat ir ekonominė žmonių perkamąją galia, taip pat ir su valiutų kursais, kai doleris pabrangs arba atpinga, vienu atveju apsimoka turistauti, kitų mažiau apsimoka, tampa turizmas brangesnis, tai tų aplinkybių gali būti įvairiausių, kodėl tas turizmas iš Lietuvos į Ameriką jis ten mažėja ar daugėja. Bet vėlgi grįžtu prie to paties, kad mūsų kaip ambasados tikrai didelis noras yra, kad kuo daugiau amerikiečių vyktų ir pažintų mūsų gražią šalį. Ir tikrai būčiau dėkingas, jeigu jūs padėtumėt mums tą misiją vykdyti. Tai ačiū labai. Iš to, ką mačiau čiate, tai gal jau tada daugmaž tą ambasadai skirtų klausimų ratą ir apėjom, nebent Krista dar kažką turėtumėt? Jo labai svarbų dalyką turiu. Mes norėtumėm padėkoti jums. Per 5 trumpus mėnesius jūs jau 10 valstijų apsilankėt. Ir turit savo, aš čia suskaičiavau, čia yra nuostabu. Aš nežinau, ar bet koks kitas ambasadorius yra tiek apvažiavęs ir asmeniškai su apylinkės, su bendruomenės, tai toj pat sumezgėt ryšius. Tai mes nuoširdžiai dėkojam jums. Ir dėkojam už šitą gana ilgą vakarą. Ir mes jūs paleisim, bet su didelė padėka. Ačiū labai, miela Krista. Ir tikrai tie apsilankymai tęsis ir aš tikrai atviras esu visiems kvietimam. Pavasarį jau esu susidėliojęs keletą apsilankymų bendruomenėse, labai konkrečių ir toliau tai tęsiu ir tikrai mielai visus jūs aplankyčiau. Ir aplankysiu, tikrai stengsiuos pagal visas išgales ir taip pat sugrįšiu ir į pokalbį su jumis, bet kada bus pasitaikys tokia galimybė. Tai tikrai labai didelis dėkui už sudarytą tokią galimybę šiandien pabendrauti. Ambasados durys visada yra atviros, mes darom nemažai ir renginių. Giedrė, mano kolegė, čia yra šį vakarą taip pat prisijungus. Aišku, juose dažniausiai lankosi jūsų bendruomenės nariai esant gyvenantis čia, Vašingtone, jo apylinkėse, bet tikrai, jeigu ir turit galimybę atvykti iš kitur, tai žinokit, mūsų duris, ambasados duris taip pat jums yra visada atviros. Tai dėkui ir bendradarbiaukim ir kurkim gražią Lietuvos ir Amerikos lietuvių istoriją kartu. Gero vakaro. Ačiū, gero vakaro ir jums. Ačiū. Ir reikia mums irgi padėkoti mielą Giedrei, kur jeigu jūs pažiūrėsite čia, visokias nuorodas mums atsiuntė, kad mes galėtumėm toliau ir keletą klausimų mums atsakė. Ir ačiū Giedrei, kad mums padėjot suorganizuoti šį vakarą. Dabar, jeigu jūs galite, dar liko iš grupės apie 50 žmonių. Yra klausimų, Edita, ar mes galim ir Romai, ar mes galim biškį ilgiau tęsti ir keletą klausimų užduoti ir Editai, ir komandai. Galime. Galima? Ok, Romai irgi? Ok.
Okay, tai gal mes ir pradėsim nuo tų klausimų, kur buvo jau atsiųsti mum. Pirmas yra organizacinis klausimas, yra koks oficialus procesas, jeigu apylinkė nusprendžia sustabdyti arba a, a, savo ar uždaryti, pilnai uždaryti savo veiklą. Tai kur apylinkė gali atrasti šitą informaciją ir jeigu apylinkė dar nėra pilnai nusprendusi sustabdyti veiklą, ar kur kreiptis dėl pagalbos ar gairių, jeigu yra problema atrasti vadovų ar savanorių. Tai Edita ir Janina, čia jums klausimas? Tai jau Aha. Janina atsakys iš tą klausimą. Okay. Gerai. Tai jeigu apylinkė praneša, kaip dabar jau yra įvykę, viena apylinkė pranešė, kad nebėra žmonių ir per keletą apylinkės metinių susirinkimų svarstė apylinkės ateitį ir neprieina išvados, kaip veiklą toliau tęsti. Ir prašė gairių, kaip tą visą reikalą tvarkyti. Tai įstatuose tik parašyta, kad apylinkės steigia ir reikalui esant jas uždaro krašto valdyba. Bet procedūros tokios tikslios nėra. Ir kaip nėra procedūros, tai tada vadovaujasi paprasta logika. Pirma, padėkoji žmonėm, kur ten dirbo eilę metų ir daug darbo įdėjo. Tada paklausi, ar pasiliktų kas nors toje apylinkėje kaip kontaktas. Ir tą apylinkę vadintume vietovę. Ir pasiliktų tas kontaktas, kad sektų vis tiek, kas gali ir naujienlaiškio žinias, ir kitą informaciją, ir jeigu pasitaikytų, daugiau žmonių galėtų atgaivinti tą apylinkę. Ir paskui paprašyti, kad jeigu užsidaro tą apylinkę, kad parašytų oficialų laišką krašto valdybai, paaiškinus padėtį ir kad atsiųstų savo ižde likusius pinigus į krašto valdybą, į jų iždą. Čia yra ir įstatų dalis, kad iždas lieka krašto Janina, valdybai. jeigu aš galiu pertraukti, kam tiesiog reikia parašyti? Arba jūs sako, valdybai, ar organizaciniai reikalam, ar pirmininkiai, ar... Jeigu pirmininkai rašo, manau, visi geriau susipažinę su pirmininkė, tegul rašo pirmininkai ir jin mane tada kontaktuos kaip organizacinių reikalų viceprezidentas. Pobūdžio, tai kad siųstų Reginai Butkus, kuri tvarko archyvus. O jeigu yra surištos knygos ir aplankai, tai kad sudėtų į dėžę ir nusiųstų Lietuvių tyrimo centrui Lemonte. O už pašto išlaidas tegu apmoka iš iždo pinigų. Ir aš padėčiau su visom detalėm, nusiųsčiau adresus ir viską kitką. Tai pirmą gali kontaktuoti tiesiai krašto valdybos pirmininkę ir tada aš perimčiau. Tai jūs perimsit ir jūs išaiškintumėt. Ir taip pat, jeigu kas nors nori įkurti naują organizaciją, taip pat irgi reikia pirmininkai parašyti ir tada Edita suves su jumis ir jūs išaiškinsit viską, kaip reikia suorganizuoti ir atlikti. Taip. Labai gerai. Ir dabar mes turim klausimą iš švietimo tarybą. Ir Jūratė tebėra
Ne, Jūratės nėra, bet čia tas, jeigu iš ankstinis klausimas, tai jinai man yra atsiuntus atsakymą. Atsakymą. Tai ir gali tada, klausimas yra, kur ir kada lituanistinės mokyklos gali kreiptis dėl paramos? Tai lituanistinės mokyklos, iš tikrųjų, aš pati esu Kolorade lituanistinės mokyklos direktorė, tai žinau šitą situaciją, bet Jūratė dar patikslino, atsiuntė visą informaciją. Tai Lietuvių fondo galima prašyti ir dabar jau yra išsiųsta lituanistinių mokyklų vadovams visa informacija. Lietuvių fondui reikia pateikti prašymus iki kovo 15 dienos, siunčiant per švietimo tarybą prašymus, tai yra pirmininkė@jflb.org, pirmininkė@švietimotaryba.org. Kazickų šeimos fondas remia lituanistinės mokyklas ir Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai Kazickų fondui buvo prašymai, jeigu net tiksliai neatsimenu, bet man atrodo, lapkričio 19 dieną informacija buvo išsiųsta, bet gruodžio mėnesį reikėjo užpildyti. Kas liečia Lietuvą, irgi reikėjo užpildyti jau, kaip ir praėjo šie mokslo metai, tai čia jau kitų metų laukti, bet į fondą tikrai nepavėlavote. Tai čia pagrindinis kriterijus yra, kad vadovai gauna. Tai nežinau, kas klausia, ar vadovė klausia, ar mokytoja klausia, ar tėvų komitetas, bet vadovai šitą informaciją tikrai gauna. Tai jeigu tėvų komiteto kartais klausimas čia buvo, tai klauskite mokyklos vadovų. Jeigu kartais mokyklos vadovas neatsako, rašykite pirmininkė@švietimotaryba.org. Okay. Ačiū, Dita. Irgi yra kitas klausimas susijęs su švietimu. Koks yra didžiausias lituanistinių mokyklų iššūkis pritraukiant šeimas į lietuviškas mokyklas? Tai čia man buvo turbūt tas klausimas. Jo, čia jums, nes jūs esate įkūrėja, ne tik direktorė, bet ir įkūrėja ir tebemokat vaikus. Tai žinokit, iš tikrųjų atsakiau šitą klausimą žmogui asmeniškai, bet galiu ir garsiai pasakyti. Tiesiog aš nežinau kaip jūs, bet aš auginusi 3 vaikus ir žinau, ką tai reiškia, man jau dabar visi dideli ir išvažiavę iš namų, bet ką tas reiškia, kai šeimos yra labai užimtos, ypač jeigu yra šeimoje ne 1, o 2 ir 3 vaikai, ir kai reikia nuvežti būrelius ir taip toliau. Tai čia yra, vėlgi, čia šeimų gal pasiteisinimas yra, sakyčiau, bet jiems savaitgalį greitai užsipildo su tais būreliais, o mokykla atlieka, jeigu spėsiu, jeigu vaikas nenorės į būrelį eiti, jeigu dar kažkokios tai priežastys, tai gaila, žinok, iš tikrųjų širdis skauda, bet taip yra. Tai kas liečia dar Koloradą, tai pas mus dar atima, sakykime, ir gamta labai daug, nes į Koloradą žmonės keliasi gyventi dėl gamtos ir automatiškai važiuoja slidinėti, atrakcijos visokios tiek žiemą, tiek vasarą. Tai gaila, bet taip yra. Taigi, aš manau, kad jeigu nėra tėvų nusistatymo ir tokio vidinio noro, kad vaikas kalbėtų lietuviškai, tai lituanistinė mokykla, kuri tik tai savaitgaliais veikia, tikrai vaiko neišmokins kalbėti. Tai mes kaip ir turbūt susidarėm su ta pačia problema, kaip ir visose mokyklose, kad jeigu tėvų viskas priklauso nuo požiūrio tėvų į mokyklas. Okay. Ir matau, kad Giedrė Kniežė yra repeticijose ir turi grįžti pas jaunimą, tai gal mes galim greitai klausimas dėl šokių šventės. Giedrė, esi prisijungusi. Puiku, yra labai daug klausimų apie šokių šventės, bet gal galit greitai apibendrinti, kada bus galima pirkti bilietus, viešbučius užsisakyti, kada bus paskelbta programa, kiek šokių kolektyvų tikitės, iš kokių šalių, ar jūs galite mums biškį pasakyti daugiau apie šokių šventę? Galiu. Aš labai atsiprašau, kad taip įsiterpiau, bet aš jau blogai jaučiuosi, nes jaunimas... Ne, mes vėluojam, mes tikrai vėluojam, tai viskas gerai. Tai iš tikrųjų nežinau, ar džiaugtis, ar pergyventi, bet yra labai sunku viską prognozuoti, nes ši šokių šventė netitinka visiškai jokios statistikos.
nes mes pagrinde mokinamės iš buvusių švenčių, žiūrėm į buvusių švenčių skaičius ir šiai dienai tie skaičiai viską viršyje. Tai šokėjų yra užsiregistravusių daugiau negu 2000. Tai daugiausia šokėjų buvo 94 metais 2100 ir dar yra grupės, kur pildo sąrašus, tai gali būti, kad mes viršysim šokėjų skaičių. Viešbučiai yra 2 arčiausiai, kur yra ten tų patalpų, Marriott ir Hyatt. Tai jie šiai dienai yra visi išparduoti, užrezervuoti, bet mes esame dadėję keletą naujų viešbučių ir jie yra puslapyje, bet mes kol kas jų viešai labai neplatinam, nes norim įsitikinti, kad pirmą dalyvį ir šokėjai visi turi kambarius, kad pakankamai, kad mes suprastumėm, kiek dar yra tas poreikis, kiek dar reikia paimti. Kadangi imant papildomus kambarius yra įsipareigojimai kaip kontraktai, paskui yra visokie išpirkimai, finansinės visokios atsakomybės, tai mes negalim taip labai pulti ir labai daug viešbučių naujų priimti. Bilietus planuojame paleisti vasario mėnesį ir tam yra priežastis, nes arenoje mes laukiam ekranų išmatavimų ir ten dėl tam tikrų ekranų tikriausiai reikės blokuoti kai kurias sekcijas, kur žmonės sėdi. Tai mes negalim tų bilietų kol kas šiai dienai paleisti, bet ta prasme labai norim, kad vasario mėnesį jau būtų paleisti. Ir pagal kontraktą bilietai bus į šventę ir į miuziklą prekiaujami per Ticketmasterį platformą didžiąją. Tai tokia vėl yra dilema, kad padaryti prieinamą kainą, nes kaip žinot, Ticketmaster užsideda savo mokesčius. Tai labai norisi, kad žmonėms nebūtų to finansinės tokios naštos didelės. Taip. Aš galiu vieną sekundę. Žinot, ar jūs galite žmonėm pasakyti šokių šventė interneto svetainę? Kur žiūrėti? Jūs sakote, žiūrėkite internetą. Kur žiūrėti internete? Šokiušventė.org. Šokiušventė.org. Labai lengva, okay. Ir iš tikrųjų mes girdim iš amerikiečių labai tokių ar Amerikos lietuvių nusiskundimų, tai dar bandysim padaryti dar vieną tokį kaip puslapį, kuris vestų į tą patį puslapį, kad būtų dancefestival.org. Nes kitų tautų arba Amerikos lietuviams jau ten 3., 4. kartos labai kartais sunku būna parašyti šokių šventė ir, ta prasme, norim padaryti paprasčiau. Bet čia tokia techninė smulkmena. Bet čia dėkui, labai įvertinam šitas pastangas. Tai dabar truputį dar atnaujinam puslapį, kadangi kiekvieną kartą vis bus daugiau informacijos tiek mokytojams, tiek šokėjams, tiek dalyviams. Ir greitų metų, tai čia, ta prasme, gal savaitės 2 laikotarpį bus įdėta programa. Programa yra sudaryta, bet vėlgi dėl tam tikrų techninių dalykų mes dar ten tvirtinam, kai kur yra leidimai. Kaip Edita minėjo, kad ir tas Polka Run, mes dar laukiam oficialaus leidimo iš miesto, nors yra viskas užsakyta, tai, kaip sakoma, kaip čia pasakyti diplomatiškai, nenorim prisišnekėti ir prisižadėti, kol neturim to leidimo rankose. Nes toksai bet šiaip viskas yra suplanuota, programa bus tikrai labai plati ir labai stengiamės, kad būtų įvairių amžiaus, įvairių pomėgių žmonėms įvairios veiklos. Okay. Ačiū Giedre ir ačiū, kad parašėt. Dabar yra kitų klausimų. Aš nežinau, ar prieisim, nes jau 10 valandą, jau mes 2 valandas. Bet Giedre, ar turi ką nors daugiau apie šokių šventę? Laukit. Kad daugiau pasakyti negu paklausėt. Šiaip ne, viskas juda, viskas yra gerai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad komanda yra labai stipri, visi tokie labai entuziastingai dirba. Ir šį savaitgalį kaip tik atskrenda kūrybinė grupė į Čikagą. Tai ir kūrybinė grupė labai daug darbų turi. Ir tik tiek, kad, kaip sakoma, gal aš tai taip norėčiau pasakyti, kad norisi, kaip čia pasakyti, ar palinkėti, ar paprašyti žmonių supratimo. Nes yra dalykai, kur, kaip sakoma, turi būti padaryti 5 žingsniai prieš kažkokį sprendimą.
kad ir tarkim žmonės laukia bilietų, ar ne, nori kuo greičiau nusipirkti į areną bilietus. Bet aš kaip vadovė ir kaip mama, kurios vaikai šoka, žinau, kad tėveliai norės pirkti bilietus prie savo vaikų, kad matytų savo vaikų šokančius, ar ne? Bet tos informacijos dar neturės iki kokio balandžio mėnesio iš kūrybinės grupės. Tai žmonės labai skuba pirkti tos bilietus, bet jie dar nežino, kur jų šeimos nariai šoks. Tai toksai, sakyčiau, kaip, tik tai reikia supratimo, lankstumo ir viskas, kaip sakoma, ateis savo laiku. Ne, ir viskas, čia yra su kiekvienu šokių šventė yra nelengvas darbas ir komplikuotas darbas, žiauriai komplikuotas. Tai mes įvertinam jūsų darbą tikrai. Tokia dar naujiena, iš tikrųjų dar nepaskelbėm, nes tik tai vakar sužinojom, prieš gal Giedrė man čia anksčiau buvo parašiusi, kad labai gaila, bet Nausėda negali atvykti šventę. Tai mes paprašėm prezidentės Grybauskaitės atvykti ir globoti renginį ir jinai mielai sutiko. Tai šiaip iš tikrųjų labai džiaugiamės tom. Gal jinai irgi pašoks mums? Gal, nežinau, ar šokame. Gal ir. Bet iš prisijungusių šį vakarą žinau, kad tikrai yra šokėjų. Ir aš manau, kad visi ir matysimės tenai. Ačiū labai. Okay, dabar mes turim, ar galim dar toliau biški keletą klausimų, ar įsilaikysim? Ar man dar klausimų yra, ar... Aš nemanau, bet tai paleisim jūs. Labanakt. Ačiū. Romai, ar gal mes jau yra sporto renginių klausimus, kokias išlaidas sporto projektams galim būti prašyti paramos? Aš nematau Ritos, ar Rita yra, aš tikrai negaliu pasakyti, ar Rita yra. Rita gal gali atsakyti? Čia turbūt Rita, yra viena Rita, tai nežinau, kuri, pamėginsiu paprašyti įsijungti garsą. Nežinau, ar Rita yra, bet... Nežinau, ar Rita yra, ne. Esu. Okay, puiku. Rita, gal gali atsakyti tą klausimą, prašau. Koks klausimas? Klausimas yra, už kokias išlaidas sporto projektams galima būti prašyti paramos? Tai visų pirma gali būti tai inventorius, salės nuoma. Viskas, kas susiję su sporto renginiu. Aš žinau, kad didelis klausimas yra dėl maisto. Dėl maisto. Tai dėl maisto yra taip, galima padengti maisto išlaidas, bet tikrai tokias proto ribose. Ir aš, pavyzdžiui, irgi neįsivaizduoju bėgimo, po kurio nebūtų kažkokio tai vandens ar dar kažko tai. Bet tai negalėtų būti kažkoksai tai priėmimas ar banketas ar dar kažkas. Tai taip, aš sakyčiau, kad proto ribose taip, maistas gali būti dengiamas. O šiaip tai inventorius, salės nuoma, įžymių žmonių, gal kelionės kažkokios išlaidos ir visa kita. Okay. Ačiū labai ir ačiū, Rita, kad turėjot kantrybės ir įsilaikėt iki galo, kad šitą klausimą atsakyti. Jeigu mes, Romui, Edita jau kalbėjo ir aiškino apie JAV renginių kalendorių, bet Romai, ar gali vėl pabrėžti, kam žmonės mano, kad jeigu jie įveda į savo Facebook, kad tada mes turėtumėm JAV lietuvių bendruomenė irgi turėtų įvesti. Bet galite išaiškinti žmonėm, kad taip... Ne, tai labai... Siųsti ir kada? Iš tikrųjų labai geras klausimas ir mes jį turėtumėm apie jį turbūt daugiau kalbėti nebūtinai čia, bet aplamai visoje bendruomenėje. Neužtenka vien patalpinti jūsų Facebook paskyrą, kadangi nesekame mes jūsų paskyrų kiekvieną sekundę ir 24 valandas į parą. Mes turbūt matome kai kurios renginius ir juos talpiname, tai jeigu pamatote renginį mūsų renginių kalendoriuje ir jis pas jūs Facebook paskyroje kažkaip buvo ir mes pamatėm, tai mes jį patalpinom, bet ne visus, kaip minėjau, renginius mes galim pamatyti, kas yra patalpinta Facebook'e, nes algoritmas veikia ir jisai eina ir nueina ir mes tikrai negalim matyti. Taigi visi renginiai, kurie ateina
į mano elektroninio pašto dėžutę. Tai yra informacija@jaflb.org. Visi renginiai, kurie turi vizualą ir turi aprašymą. Tas yra labai svarbu. Sutaupo daug labai laiko man ir visiems kitiem. Tie visi renginiai yra tikrai kalendoriuje. Taip kad mes talpiname visus renginius. Tiek bendruomenės renginiai, tiek komerciniai renginiai. Ir kaip Edita minėjo, tai yra skirta dėl to, kad renginiai nesidubliuotų. Kad mes matytumėm, kur, kas ir kada vyksta. Taigi yra bendras centralizuotas kalendorius ir mes kviečiame visus talpinti savo renginius jame, kad būtų visiems matoma ir visiems gerai žinoma. Okay. Ačiū, Romai. Iš Daivos Dambrauskas ir čia gal su šitu klausimu ir užbaigsime. Čia paskutinis iš Daivos Dambrauskaitės yra, kur ir kada bus galima gauti šios susitikimo nuorodą. Būtų gerai pasidalinti apylinkėse. Čia turbūt vėlgi aš turėčiau atsakyti į šitą klausimą. Taip, Romai, čia jum. Na, šis įrašas bus patalpintas į JAF LB YouTube kanalą. Tik tai iš karto pasakysiu, ten aš šiek tiek pradžios neįrašiau. Turbūt girdėt, kai įsijungia rašymas, tai pradžios nebus, bet bus visa kita dalis tikrai. Puiku, ok. Tai aš padėkosiu visiems likusiem, kad įsilaikėt. Turėtumėt visi gauti premiją. Ir Edita, ar nori tarti paskutinį žodį, nes čia vis tiek yra, čia tavo programa. Tai aš iš tikrųjų noriu padėkoti visiems, kad, kaip Krista ir minėjo, kad prisijungėte, kad buvote. Ir apskritai dėkoju, kad jūs esate kartu su lietuvybė. Ne tik tai popierėliuose, bet ir savo darbuose. Ir mes matome tą ir gal nestebime, kaip gavau čia turbūt prieš savaitę gal klausimą, jūs mus stebite. Ne, mes jums domimės, kas vyksta kiekvienoje apylinkėje, kiekvienoje mokykloje, mums įdomu. Ir labai džiaugiamės jūsų pasiekimais, darbais, tai labai labai dar kartą ačiū. Kviečiu, kaip ir minėjau, jungtis prie veiklų, jeigu turite pakankamai laisvo laiko, jeigu tik norite, ką nors daryti, tik parašykite. Ir mes tikrai su jumis susisieksime ir prijungsime prie veiklų. Ar ne taip, Krista? Taip, ir ne visi posėdžiai 2 valandos ištesitėse. Bet mes labai dėkojam, kad visi išklausės, nes čia buvo labai svarbus posėdis ir mes daug ką išmokėm puikiausiai jaučiamės, kad bus geri metai. 26 metai mes švęsime ir JAV lietuvių bendruomenės, kaip minėjai, 75 metų sukaktį ir Amerikos sukaktį kartu. Tai su to ir linkiu gero vakaro visiems, saldžių sapnų.